3, 2, 1. Okay. Tai jo, sveiki sugrįžę, mes grįžtam su savo šešta jau? Šešta sofos lyga ir sėdime ant minkštos, tobulos, avies kailiuko imitacijos avinėlio. Mano sofa. Taip, mano sofa. Tai... Drobės fabrikėlė, įsikūrus parduotuvė, 4 aukšte. Taip pat visą aprašymą, kad tai yra šeimos, lietuvių verslas ir skandinaviški dizainai, pridėsime šito podcast'o apraše. Manęs šiaip kaimynė jau klausė, ar foteliai yra patogus, sakiau, žinok, patogus tikrai. Taip kaip atrodo, taip ir sakau. Ir gražiai atrodo, ir yra geros kokybės. Ir neteplus, nes jau šešta sofos lyga. Tai Justina, žinok, aš tau nemelavau. O, prašau. Prisiduodu. Tai va, merginos, tai kaip jums ilgasis savaitgalis? Aš pasigirsiu, man labai gerai. Pasigirsiu, kaip dabar blogai nuskambės. Kodėl? Nes viena buvau namie, Justina su vaiku išvažiavęs. Čia turbūt kiekvienos mamos svajonė. Nu, žiauri, fainai. O ką jie veikia, kur išvažiavo? Jie išvažiavo į Karaliaus Mindaugo turnyrą. Ok. Palaikyti ryto komandos, kuriai nelabai pasisekė. Čia kur nebuvo, ne? O kas laimėjo? Žalgiris. Aš nežinau, bet Žalgiris, ne? Taip. Šiaip tai mačiau, atsimenu, kas jie žiūrėti, jo, su Lietkabliu, man atrodo, žaidė ir Žalgiris, jeigu dabar nusišneku, tai iškirpsim, bet kiek žinau, tai Žalgiris. Aš kažką mačiau, kad liktais gal ir ne, bet gal bijau smeluoti. Ne, man atrodo, kad... Tai jo, tai išvažiavo šeštadienį, pabuvo tokiam vyriškam dalykė ir aš galėjau tada pailsėti, man tai nieko neveikiau. O tai Leonui patiko, fainai, jam patinka? Jam patinka, jisai turi savo ryto maikę. Geras. Taip, tai jisai tik sakė, jam atsiposdavo, tai tekdavo iš biškutį išeit, bet vėl pareit, bet buvo fainai. Geras, fainai. Tai o ką tu veikiai? Nieko. Tiesiog tu mėgavaisi. Taip, aš tiesiog neveikiau nieko. Na, jis labai fainai. Fainai, labai smagiai skamba iš tikrųjų. O tu ką? Mes tai susipakavom katiną ir išvažiavom į pajūrį, praleisti ilgai savaitgalį, tai, žinokit, panas, tai gerai, kad turim savo virtuvėlę, turim kur išmiegot. Virtuvėlė. Nes jūs neįsivaizduojat, tiek žmonių buvo, kaip, per kokias lenktynės. Aš mačiau prie kelto eilę. Būt net šventė. Taip. Visi suvažiavę, skambinom į 2 viešbučius dėl spa, kad ateiti ant dasimokėt, kad baseinuose, eikit, baikit, sako, spintelių net neturim. Ilgas savaitgalis dar plus. Teisingai, jo. Kiti sako, eikit, baikit, gal darbo dienom galit mums kreiptis, bet šiaip tai iš anksto derinkitės. Tai jau į baseiną uodegų neįmerkiam. Andrius sako, aš alkanas, o tu susitarėm pas draugus eit pavakarieniaut, sako, aš neišlauksiu vakarienės, einam greit užkast kažkur. Visur jam, ir į molinę soti, ir ten 1800 kokį, ir žuvinę, ir kur be eisi, į ukrainiečius iš viso eilė gatvėje, va tokia. Bet ten visą laiką eilė, eilė. Žodžiu, stalo negausi, maisto negausi, o jeigu ir gausi, tai valandą minimum lauksi. Blema, jo, kai yra tie savaitė, tai šventiniai savaitė, tai be šansų, pajūry kokiam tai kosmosas, o paskui aš esu tai neringos ten grupiai, pavyzdžiui, tai prie kelto irgi mačiau eilė, tai ten buvo vos ne iki žiedo, belia kaip ilga, žinai. Tai, o užpraeitą savaitgalį buvo stintų šventė, tai irgi ten buvo krūva žmonių. Tai smagu, žodžiu, tikrai gal ir Palangos, kaip sakant, būtų nuomotojam vasara bus sunki, bet žiema tikrai buvo lengva. Jau nereikia skustis. Žinai kaip. Žiema tikrai buvo darbinga. Aišku, mes tai kažkaip pasiplanavom, kaip eksplantų sugalvom, davai sakom, varom į Varšuvą, nes pastarąjį kartą buvom Gdanske, tai žiauriai patiko, ten labai gražu. Ir buvom kažką svajoję, kad varysim kažkada iki Varšuvos, va taip, kad turėsim ilgai savaitgalį. Tai nulėkėm, fainai kelionė neprailgo, nes su jumis ten daug chatinau, visokių reikalų dylinau, pasėmiau kompą, žinai. Jo, aš pasėmiau. Sako, važiuoju keliu ir atsiunčia Excel lenteles visokias. Aš sakau, aš pasėmiau kompą ir tai man sakau, ten pusę kelio, aš ten reikaliukus tvarkiau, žinai. Tai taip visai neprailgo, nuvarėm ir apsistojom fainam viešbutėlis, kaip Mindaugas, žinai, jisai mėgsta surasti tos viešbučius, tai labai puikioje vietoje atrado, tai labai galėsiu parekomenduoti, jeigu kažkam reikės Varšuvoje viešbučio.
Ir jo, ir jisai toksai labai per vidurį, toksai šalia senamiestis, vienoje pusėje, kitoje pusėje ten tas naujamiestis. Iš principo, kas man Varšuva sukėlė labai dviejopus jausmus. Ten nėra tokio kaip vieno centro, žinai, kažkur kaip pas mus ateini Gedimino prospektą, žinai, kad čia pagrindinė gatvė, kad čia yra parduotuvių, ten ras ir, visko. Bulvaras toks, žinai, jo, tiesus. ten tokio nėra ir ten, pavyzdžiui, jeigu tu nori kažkokių parduotuvių nueiti, viskas yra išmėtyti ir labai dideliais atstumais, žinai, tai tu turi labai daug nueiti, kad tu kažkur turi, jeigu nori į vieną parduotuvę, čia turėsi nueiti, jeigu nori ten į kitą kažkokią vietą, turėsi kitą galą eiti, ten kažkur bala, žinau, kur. Tokie, ne? Jo, ir atstumai ir viskas išmėtyta, tai man, to centro vienoje vietoje nebuvimas man nepatiko, tiesą pasakius. O kaip pati kelionė su mašina lėkė? Jo, prailgo? Ne, tai dabar ypatingai yra ta apie virš 4 gal valandų, apie 5 gal, bet vis dabar mažėja tas. Mažėja, žinai, dėl ko, nes yra tiesiama autostrada, jau beveik yra pabaiga. Tai jau kai nebus iš viso, nes vienoje vietoje autostrados nuveda per tokį miestelį, tai truputėlį užtrunka, ten už dar plus pusvalandis gal, žinai, jeigu nedaugiau. Bet kai jau nebeliks ir sutvarkys tą atkarpą, tai bus realiai tiesioji į Varšuvą. Tai čia bus 4 valandos kaip Nida. O anksčiau būdavo 9-8? Blema, gal ne 9-8, gal būdavo, kad 6 gal ilgai važiuoja. Jo, nes per šiaip miestelius galvoju, ir jeigu dar koks kamštis, tai gali ten ir 8. Duobės, tiek duobių, kad ten... Tai gal, bet dabar žinok, jau tą, sakau, baigiau autostradą, tai tenais labai rimti darbai vyksta kelyje ir kai pabaigs vatą, tai žinok, taip tiesiai važiuosi ir nuvažiuosi, čia bus kaip į neringą, žinai, nuvažiuoti. Kaip kainos? Kainos nėra, kad būtų labai, ten žinai, pigiau, tikrai nėra, labai panašiai kaip čia. Gal čiut pigiau, žinau, kad tarkime, kaip pavyzdys restoranuose, beje, restoranai, kas yra fainai Lenkijoje, kas labai patiko Varšuvoje, tai restoranai labai daug visokiausių, skanių, bariukų, restoranėlių, žinai, čia iš ko rinktis yra. Tai tokie važiuoti, pavalgyti kelionį, žinai, padegustuoti, tai nuostabu, kokteiliukai, drinkučiai. Jo, ir tas beje viešbutis, kur mano yra, kur taip atvažiuoju, jis toksai, žinai, iš fasado toksai prabangus, ten atrodo. Iš kitos pusės, ten pro vidinį kiemą praeini, link centro yra toks shortcutas. Ir tame shortcute yra bariukų, tokių kaip, nemoku, keliai bariukai ir tokia alėja maža, tokia suratyta. Ir ten pilna žmonių. Kaip cute. Ir mes ten išlindom. Minukas sako, tai va, aš ir skaičiau, sako, tuos, žinai, aprašymus, kad sako, kad labai faina už lango, žinai, yra. Atsiprašau. Tai žodžiu, tai ta vieta labai faina, tada išlindi tą pagrindinę gatvę, jau ten centru, ten kažkur vaikštai, žinai. Tai va, tai kalbant apie kainas, restorane mes dviese realiai, iki 5 eurų mokėdavom. Bet čia su karštais, su šėrinimais, su gėrimu, tarkim, litras sangrijos, karštieji. Tai jo, tai va, kalbant, žinai, nėra, kad ten 3 eurų, ten 2 eurų, žinai, kad ten moterių kosmosas. Bet čia gal nebūtų normalu. Bet šiaip su pirmais, antrais, su gėrimais, su alkoholiu. Čia labai normalu. O varat po to grįžinėdami prekybos centrą užsipirkti savaitai maisto. Galų kažkaip galvojam užsukti, nes kai važiavom į Gdanską, mes grįžinėjom šeštadienį ir mes užsukom, žinai, labai įdomumo dėlį pasižiūrėti, suradom partą ir prekybcentrį, žinai, ir nuvarėm. Tai irgi kainos tikrai nebuvo, kad tenais verta važiuoti, apsišopinti. Tikrai ne. Kai kurie dalykai, ten nežinau, aš mėgstu sūrį, o jo, tikrai pigesnis. Kad jei važiuoji pro šalį, ne, bet važiuoji specialiai. Ne, tikrai nematau prasmės. Vėlgi, jeigu tu važiuoji apsipirkti, žinai, kaip mes irgi daug diskutavom šitą temą, kai važiavom praeitą kartą, jeigu tu važiuoji ant kiekybės, tai taip, jeigu tu žiūri vien pigiausius dalykus, tu sutaupysi. Bet aš taip, pavyzdžiui, važiuoju, kad dešrelių prisipirkti kažkokiu, arba ten mėsos, jau labiau kiek tu tos mėsos prisipirksi, tai kamerą sumesti ir kažkur kažką tai turi sunaudoti dabar, žinai. Tai aš visiškai nematau tame prasmės. Bet važiuojant pro šalį, kai mes užsukom, kažką pasišapnom, kas mums patinko, ne to, kad, žinai, užsipirkti į priekį. Tai žodžiu, arba varai pirkti blokais cukrų, arba jau tada tiesiog pakeliu, jeigu varai. Jo, kažką pasiimti. Jo, tikrai kitu atveju važiuoti nesuprantu, ko tenais. Tai va, tai tos kainos neblogos, pati Varšuva, šiaip pačioj Varšuvai vaibas fainas, tai žinai, lengva, vaikštam, ten čilinam, žinai, toks smagus. Oras labai geras buvo. Geras oras, tai vieną dieną biškį. Aš mačiau, kad tu buvai be striukės, netgi, ar man ar tu tiesiog... Aš fotkę buvau įkėlusi, kad išeidinėjau iš to viešbutėlio. Negi ten, taip, šalau, kur jūs išvažiavė, žinai, toksai netgi pasimečiau. Taip, gal nebuvo karšta, aš po to užsimečiau paltuką, bet jo, kad Instagramas yra melas, dar kartą įsitikinam. Yra tiesas. Jeigu ką. Bet šaliką jo, nusimdavau, užsidėdavau, nes buvo šilta ir atsisegusiu tą paltą vaikščiau. Tai va, tai vaibas fainos, nuvažiuoti savaitgalį tikrai verta, yra fainų vietų, sakau, tai bariukai, restoranėliai, kabakėliai, žodžiu, fainai. Ir dar buvom nuėję mes į Mikalojus Koperniko muziejų, ten Koperniko
mokslo muziejus, ar kaip jis tiksliai vadinasi, nepamenu. Jį reikia iš anksto, aš kad pasakau, užsiregistruoti, tu taip nelabai ateisi ir pagal savo laiką mes tai biškai anksčiau, tai prieinam, žinai, iš karto išmeta erorą, nesako, jis per anksti, nes ten, matyt, normuoja žmonės. Ypatingai fainai yra ten su vaikais. Nes ten ir skaičiau, kad yra apie 450 interaktyvių užsiėmimų, ten realiai viskas to ir pagrįsta, bet tokių įdomiausių dalykėlių, ten, kaip pavyzdys, yra toks lagamino dėžė, žinai, tu paimi lagamino, tokį kaip įrankių, žinai, statybininko. Ir tu, ten kas, ten veikia magnetas, ir tu varatą turi apeiti, o tas lagaminas, jisai pats pasikreipia, kad tu neštum atgal, to įniris tave tempia atgal. Tokių fizikos dėsių, nes tas Kopernikas buvo tas astrologas, matematikas, ten ekonomistas ir jisai žino, tą teoriją patvirtino, kad Žemė nėra visatos centras ir kad sukasi aplink Saulę viskas ir kur popiežiai parašė knygą, popiežiai dedikavo ir pradžiai patvirtino, po to kitas filosofas atmetė ir žodžiu atmetė, nes bažnyčia nesutinka, jie turėdavo savo teoriją, kad... Rezija! Jo, kad Žemė yra visatos centras ir ką tu čia tipo sugalvoji, žinai, Tai žodžiu, bažnyčia atmetė ir netgi tą knygą... O tai kaip kunigėlė jį po to sudegino kaip perezininką ar paliko gyvą? Ne, paliko gyvą, bet į knygą įtraukė tų, žinai, negalimų sąrašą, žinai, netgi šitaip. Tai va, ir jo, va, čia yra tas toksai, toks kaip mokslo, astronomijos, toks muziejus, žinai. Jisai buvo Lenkas? Jo, jisai Lenkas. Nors jisai, kaip ir vokietis pusiau, bet jisai save traktuoja Lenku pagal savo ten, kur jisai gyvena, pagal lokaciją. Ir bet šiaip jis Lenkijoje didžiąją laiko dalį leido jo. Tai va, tai buvo, sakau, iš principo buvo labai fainas, tokia, sakau, turit vaikų, va, jau nuo Leono gali važiuoti drąsiai. Nežiūrėkime mane tai. Bet jeigu 400 ten tų sukiausių paspaudimų, bet žinai, su juo 4 valandas išvažiuoti sunku. Tai čia žiauriai fainai. Labai daug laiko turbūt praėjo, kol jūs... Mes prasisukom gan greitai, nes tikrai buvo tų vaikų, ten visi, žinai, lakstė, davėsi po tuos visus, žinai, ir nes ten tokių netgi, tu, pavyzdžiui, atsisėdi ir yra, tokias tripas, tu spaudi labai stipriai ir ekrane, žinai, kai būna, tu daužai kriaušę, rodo, o čia kiek tu stipriai suspausi, pavyzdžiui. Arba lenki ranką, o iš tikrųjų ten yra tas metalą tą lenki ir, ten tas stiprumo pasirenki pradedantysis, tenai stiprus ir kažką, ir tu, pavyzdžiui, lenkėlę ranką. Tada ten, visokių, ten su švituoklės, ten viskas apskaičiuota, traukia vienas į virvę, antras traukia, ten muilo burbulai eina. Va tokių visokių, šiaip įdomu, tikrai įdomu, kad tai žiūri. Jinai rodė. Aš įsivaizduoju. Tai žodžiu, tai tikrai fainas. Aš taip keistai atrodžiau. Taip, nes užstrigai viršų pakėlus galvą. Galvoju, gal čia kažkas vyksta. Ir švituoklė. Ir tu įsivaizduoji? Žiūriu tą švituoklę. O šitą Diorą taip. Ir tokias strigas. Tai matau, kad verta nuvažiuoti į Lenkiją. Į Varšuvą pasižiūrėti. Nuvažiuosim. Nuvažiuok. Nuvažiuosim. Gerai. Fainai iš tikrųjų. O šitą... Gerai, man... Euroviziją žiūrėjau. Euroviziją žiūrėjau, aš gerą vykiau. Nu. Esu labai pikta. Kaip tavo Eurovizija? Esu labai pikta. Va dėl ko aš niekada nežiūriu Eurovizijos. Nes man yra piktas, aš tada įsimyliu atlikėją ir tada jisai nelaimi. Ir aš tada verkiu ir pykstu ir aš balsuoju ir vis tiek pykstu. Ir man liūdna, sveikinu laimėtais, bet mano meilė nelaimėjo. Jo, nes Sofos lyga palaikė The Shower palaikėm, jie buvo mūsų visiškas atradimas, labai patiko. Merginos balsavo, aš iš Lenkijos negalėjau, man neužskaitė balsų. Nors Greta sakė, Milda, tu viena gali balsuoti. Man susišvietė, nežinau, kas buvo, kad... Tu galvoji, kad finalas. Bet suprantate, kas yra kvailiausia, kad aš suvokiu, kad dabar yra Lietuvoje, ten kur Klaipėdoje vyko, ar kur, ir aš suvokiu, ir aš sakau, kaip gerai Milda vienintelė galės balsuoti, nes kaip tik išvažiavus, o mes negalim. Ir tada, kai pasidarė gėda, tu juokauji. Kaip? Smegenų lagas. Ne, šiaip, nėra tai blogai, sveikinam tą... Ta Silvestrą nėra tai blogai? Jisai, va, tik, kad vaizdą ir apšvietimą gerą turi savo pasirodymę, šokinėja. Ritmą, dainuot. Realiai viskas gerai. Matosi, kad neturi tiek patirties dainavime, nes jo tas balsas dreba toks nepasitikinti savimi. Man vienintelis jo, kad jo balsas. Jeigu tu klausys gerai jo vokalą, tai jisai silpnas. Tai aš nežinau, kaip jį vertins. 5% vertins ir profesionali komisija jau atstovaujant Lietuvą. Tai va, įdomu jo tą vokalą. Aš dar šiaip
tyliai tikėjausi, nes buvo ten kažkoks tai sumišimas, kad balsai neužsiskaitė. Ai, mačiau. Nu, nes kad netyčia pasikeis. Kaipgi mes Netyčia pasikeis, bet. Diora parašė iš karto laišką jiems, kad nesutinka, sukėlė skandalą. Ten pradėjo šitą balsus perskaičiuoti. Man tai buvo jokinga, nes mes visos čiate žiūrim ir susirašinėjom apie atlikėjus. Ir aš ten užsidegus, gal porą storų įkėliau, kad palaikykit Shower. Ir Milda rašo, tai čia kaip jų viešųjų ryšių stovi. Nes tu sėdi ir, žinai, perinasi, tai gerai, gerai, kad akinius nusėmė labai gerai. Žiūri, stebi, grinai, tokia kaip, jau žinai, tipo, kaip žinau, dalyvavo visuose, žinai, pasiruošimo etapuose. Kai atėjo pas Xcan pakalbinti, Xcanas kalbino mūsų svečias buvęs juos, jis taip arogantiškai kažką jam atsakinėjo, kaip tau pačiam ta daina. Ir aš mergom prašau, tik va žmonės čia nepagalvos, kad jis pasikėlęs ir už jį balsuos, nes jis čia jau per daug sau leido taip atsakinėdamas. Bet aš labai nuoširdžiai sirgom už šitą The Shower, bet aš manau, kad šiaip žmonės jį atrado ir sakėm, kad eisim į koncertą The Shower, jeigu tik darys kažkokį. Jo, labai daug žmonių rašė, kad šių metų atradimas tai buvo grinai šitą. Man vėl liūdna pasidarė. O jums dirų, pavyzdžiui, kaip? Man tai visiškai ne. Man jis labai panašus buvo į tą, kur Latvijos buvo ten ar kas toksai, kur dainavo, kur svečias. Jo. Tai tas pats tik kitoj rankoje. Išvaizda. Išvaizda man labai priminė. Toks ir visas judėjimas jo irgi labai man buvo. Aš tiesiog žiūrėjau į tuos odinius šortus, tas kudas jo apžėlusias tamsiais lūgais kojas ir seksualų, supratau. Ir aš galvoju, čia grinai, kaip mano senelis vaikšto su baltais tais triuskiais po namus ir jo tos kojos sudžiūvusios jau nuo senatvės. Ir aš galvoju, kaip tai. Jam nedaug metų, 40, gal 3-8. Jis iš jaunai atrodo. Ne, aš savo senelį pastačiau mintyse ir tada jį ir galvoju, jau. Man tai jisai fainai. Ir aš tada dar atsiminiau, kaip jis kelia storiuose, kaip jis daro su vienais triuskiais savo jogą. Ir iš arti filmuoja ten visokias vietas. Šitas yra tikrai keistas. Ir tipo, tiesiog aš daryčiau mankštą, pasistatyčiau telefoną, užsidėčiau stringus ir tai prieš kamerą prasitampinėčiau. Ir aš tada taip galvoju, blemba man jisai nelimpa. Jo, čia keista, aš nemačiau, šiandien sekumu, tai aš nežinau. Mačius tos istorius? Aš mačiau, bet aš nuotraukas gal mačiau kažkur įmestas, tai nes per daug nežiūrėjau įdėmiai. Okay. Bet baltus triusikus atsimenu. Ir aš suprantu, tu Bali kažkur ten išsirengęs džiunglėse, taip lankstytumys, bet ne pas save salone. Ne, viskas gerai, pas save salone lankstykis kaip nori, nors ir nuogas, bet ar būtina tai rodyti? Jo, ir kelt. Jo. Labai kažkaip mane distraktino. O gal, bet manau, kad buvo kam patiko. Tai aš manau, kad tai buvo kelta, kurią jis bandė pasiekti, aš manau, patiko. Jo, tai žodžiu, tai reziumuojant, aš sakyčiau, kad šiaip man jie faini, tas ritmas, jisai kaip visą laiką profesionaliai atliko tą savo pasirodymą, bet labai, man atrodo, taip ir sudėliojęs. Trečioje vietoje taip ir turėjo būti, The Shower su Silvestru mes galbūt kiek kitaip apsuktume, bet, aš irgi sveikinčiau Silvestrą, tas bitas geras, tas ritmas žmonės šoko atsistoja, tai reiškia, jisai užveda, žinai, tai yra fainai. Ir žmonės, negirdėjau, kad kažkas dabar kokį čia nesąmonę dabar vėl išrinko. Negirdėjau, kad verktų. Tai jau skundžiuosi, atsiprašau, aš skundžiuosi, taip. Aš nepatenkinta. Bet šiaip visai, tikrai galėjo būti blogiau, tai aš kaip bet galėjo būti geriau. Galėjo būti ir geriau, taip. Labai daug palaikymo turėjo, tai čia. Jo, tai mes kaip ir džiaugiamės ir laukiam rezultatų iš didžiosios. Tikrai palaikysim ir seksim ir tikėkime pateks top 10 ir šaunuolis Silvesterį. Tikiuosi, jo, kad taip ir bus. Gerai, o tai gal mes keliaujam į mūsų rubriką su svečiu? Su svečiu. Su svečiu. Sveiki visi sugrįžę į mūsų studiją. Ar biškį ten pigumą nenoriu atskleisti, kad čia šalia mūsų sėdi. Tai, žodžiu, šou pasaulio atstovas, grandas, savo valia atėjęs į laidą, žmonos tikrai nepriverstas, Mindaugas Stasiulis. Mūsų pirmas
Ant raudonos kėdės ar šiknas vyla. Jūs galvojat, kad aš pirmas ne ekspertas? Klystat. Jisai pasiruošė, žinai, sakė, išduokit man tik klausimus. Visų galų ekspertas. Tai mes išduosim. Šiaip Mindaugas kažkaip minėjo viską, kad niekam čia neįdomu, čia apie mane, čia kaip aš jau užaugau, koks šis skirtumas. Bet man atrodo, gal tu daug šnekės apie tai, bet... Aš taip nesakiau pirmiausiai. Sakė. Aš manau, kada pakviesit po podcastą, aš labai įdomus žmogus, norėčiau viską apie save papasakot. Aš labai džiaugiuosi, kad esi pasiruošęs papasako dabar jau viską apie save. Bet blemba, labai įdomus jausmas yra. Kas per jausmas? Atrodo, žiauriai jaudinus pirmiausia. O, tau parkingo neuždėjau. Galiu uždėti rimtai? Nesvarbu. Pabandom, nubaus, nenubaus, taip to. Uždėt geriau, ne? Ir savo mano mašiną yra bet šiaip mes tokiam čia priemesti, kad abejoju, ar kas nors baudas rašo. Ai, gerai, okei, rizikuojam, jeigu nebus baudos, jeigu bus, tai jūsų bauda. Žiauriai jaudinos, bet nežinau, atrodo, kad turiu kažką pasiruošti, kažką padaryti. Ir turėsi. Kur nepasirašė, neužmiršai kažką. Atėjus pas jūs reikia nepasiruošti, iš tikrųjų. Jo, iš tikrųjų atsipalaiduoju. Ar galima komplimentų? Lemba, aš nesitikėjau, kad jūs taip gerai pavarysit. Aš žinau, kad bus gerai, bet kad taip. O, labai gerai, jau gerai pradžia. Jau gerai pradžia. Jo. Tokios, žinai, tokios kažką, tai tokios, ką jūs ten, žinai, ką jūs šitas padarys, žinai. Ne, taip negalvoju, blemba, labai gerai. O nuoširdžiai, kiek žiūrėjai mūsų podcast? Kiek milda privertė? Pirmą žiūrėjau. Toks, na žinai, va, toks pirmas buvo. Ja, taip, apie kažką, bet kai atsirado temos, atsirado klausimai, atsirado ratas su žiūrovais, su žiūrovėm, kur duoda klausimus, ekspertas, su santykių strategų, pražiūrėjau viską ir net susiturėjau nenuėjęs į Tuliką, 2 valandas nors norėjau. Sako, dar biškai. Jo, aš jau kartu pasižiūrėjom, aš ten kažką, žinai, editinau ir Mindaugas taip sukluso, po to atėjau vynelių, įsipylėm kažką ir jau žiūrim, kad jau žiūrėjom. Būtų dirbat. Jo, šiaip tai Mindaugelis irgi su manimi. Ten kažkoks buvo apie vidurinio amžiaus krizę, man ten keli, žinai, tai aš galvoju, gal reikėtų kažką priskirti. Man nepatinka tas terminas, nepatiko, kodėl visi kažkaip neigiamai žiūri, atrodo, kad vyras išprotėja. Man atrodo, kad čia yra, bet kodėl čia yra ne krizė, čia yra vidurinio amžiaus pergalės, žydėjimai. Iš kur tau žinoti? Aš viską prarandi. Nu, jo. Bet iš kur tau žinot, galbūt aš iš to vidurio amžiaus krizį niekas nesužinos dabar jau. Tai tu galvo, kad aš tiek trumpai gyvensiu, kad dabar kai mes tikom buvo vidurys 3, 5, 7 metų maksimum. Nu gerai, ne apie tai. Ta idėja ir ėmėsi šitą projektą. Taip, viskas apskaičiuota. Šiaip žiauriai smagu, kad atėjai. Mūsų sekėjos, kai mes buvom užklausios, ką norėtumėt matyti podcast'e, tai vardino mūsų antras pusės. Tai tu esi pirma antra pusė. Su Justeliu buvo jau kalbėta, kad ateitų? Ar jis šiuo metu užsiėmęs? Jis kaip visada, tu aišku ateis, o paskui ne. Administracija derina. Jo, administracija derina. Ką, Andrius? Andrelis, nežinau, jei sakyčiau, kad varam tiesiog kažkur į kačių parodą ir čia atsivešim, tai... Tai buvo išleiskite šitą podcastą. Bet jisai ne, jisai buvo truputėlį tu įpratinį, tai ir jūs porą laidų įrašėt. Buvom vienoj laidoj su Andreliu Pažičko. Nu, kaip jam patiko. Nu, tai aš ir sakau, man atrodo, jisai atsidarė. Atsakinėjo klausimus, sako, vad gerą vakarą šau, bijoto ateit, kai yra publika ir daug kamerų. O kai ir žmonių, keturiese sėdėm. Ir po metų velniopta dantų chirurgija. Žvaigždė naują atsivietą. Jau, sėdė. Sveiki, štai kremukas. Patinka. Ir būsit kaip Simetrė, dažnai šeima. Gyvenimo būdo laidą jau savo. Šitas namų kvapas primena man Juodkrantę. Nu, eik, aš nenustepčiau visiškai. Man jisai dabar toksai labai prieš kameras laisvai besielgintis. Ne, žinok, tik pradedu filmuoti, iš karto susirakina. Ne? Ne, nu tave permušti sunku, žinai. Taip, kompleksuoji. Gerai. Mes galim gal prie tavęs grįžti? Grįžtam, jo. Tai mes norime Mindaugai pakalbėti apie tave. Nu, aš tai kaip ir žinau viską, bet yra žmonių, kurie nežino ir kuriems yra įdomu. Tai pradėkim gal nuo tavo, noriu sakyti, senos jaunystės, bet nuo tavo jaunystės, vaikystės. Gal tas pats dalykas, aš gal vesiu prie to... Kaip dabar išsireikšti. Kadangi aš žinau, kad tu užduodi man klausimą. Aš įvesiu ir po to merginos. Jis dominuoja, bando dominuoti. Bet aš po to leidžiu merginom. Ok. Yeah. Tai gerai. Tai galiu? Gerai, ukvedė užduoda klausimą. Bet žinokit, va taip ir yra. Šiaip va dabar taip yra. Tai aš toks maždaug va taip. Va taip namie aš. O tai kam tu ženijasi, jeigu nežadi klausyti žmonos, aš nesuprantu. Tai stačiu.
nesiginčiu. Mes tai čia atvaram irgi paklausyti šitą podcastą. Oi, nemerginos, aš tik pirmą klausimą ir estafetę jums. Užduok greičiau. Gerai. Tai gal pradėkime, išmušat mane iš šviežių, tai pradėkime nuo tos tavo jaunystės, kaip tu apskritai sugalvojai pasirinkti šitą kelią ir ar tai buvo planuota, galbūt nuo to pradėkim. Kelias, kad su tavim? Ne, privačia. Tai man reikėjo daug grįžto. Man nuo vaikystės augau sudėtingom sąlygom vien dėl to, kad galėčiau su tavim kažkaip gyventi. Ne, Mindugėlė, apie ką kalbėjom? Apie tavo karjerą. Apie tai, kaip tu ir taip apskritai šitam pasaulyje savo... Ai, kodėl aš kažkaip sugalvojau, kad reikia... Kol tu esi tuo, kuo esi dabar? Šiaip labai ilgą laiką tiesiog vengiau susirasti apskritai kokį nors darbą. Pirmą darbą susiradau būdamas gal magistrantūroje, gal net antram kurse. Lietuvių filologija. Magistrantūroje literatūrologiją mokiausi. Ir žiauriai tempiau iki paskutinės. Tai mano karjera buvo mašinų stovėjimo aikšteliai, kur galima buvo nusukti pinigų prie Vingio parko. Parkingė dirbau budėtoju ten. Krasnuchoje, Gerosios Vilties 1, kur pats baisiausias daugiabutis Vilniuje. Žodžiu, geriau ten nebūt. Tai tuo metu tai, bet galima būdavo kažkaip pusę pinigų savo pasimti. Ir neturėjau jokių ambicijų apie kažką, bet kažkur mintise jo galvodavo kažką reikia lengvesnio daryti gyvenime. O kaip gavos, kad tai buvo magistratūrai, pradėjai pirmą darbą dirbti normaliai, bet buvai iš daugiavaikės šeimos, tai tau tėvai išlaikė tave iki 27 metų ar ten kelių? Jo, šiauniausias iš 5, aš Mildai tą sakiau ir čia nėra visai joks bairis. Aš gyvenau realiai iš savo babos, mes Žemaitį vadinam babą, pensijos, ta prasme, jo. Jį man atiduodavo savo pensiją, o tėvai ten jau kažkaip, nes mes tikrai neturėjom ten kažkokių pinigų, kad studijų dar išleistų mane kažkur studijuoti. Ir kai aš baigiau mokslus, realiai turbūt bakalaurą ir dar biškį, tai mano baba pasimirė. Ir tada viskas buvo, bet jai tuo metu buvo 96 metai, ta prasme, jį tempė visą bakalaurą ir... Bet čia su visa pagarba, čia nėra bairis kažkoks, bet iš tikrųjų taip, jo. Tai, bandžiau kažką ten žurnalistiką, kažkokį straipsnį rašyti, supratau, kad ne, tada nuėjau. Esu, aišku, tą sakęs, nuėjau į Vilniuje esančią vietinę radio stotį. Dabar vien tik SMS-ais užsiema ir pažintim. Interviu egzistuoja? A2 vadinasi. Okay. Atvariau į pirmą pokalbį ir pirmo pokalbio metu man pasiūlė žinias skaityti. Aš vis juokauju. Ta prasme, eterį žinias skaityti. Jo, sako, gal gali, nes jiems buvo dzin visiškai, ta prasme. Ir aš nuėjau skaityti, aš perskaičiau. Nebuvo vis tiek, žinai. Jo, nieks nenorėjo turbūt ten dirbti, žinai. Tai aš perskaičiau žinias ir sako, rytoj atei gali pradėti dirbti radijui, ta prasme. O kiek tų metų buvo tuo metu? Nežinau, 2-4 kokie, 2-3, ta prasme, tai va. Tu greitai magi pasibaigai. Realiai visą gyvenimą veikia. Jo, žiauriai, ilgai, kokio 15-17 gal metų radijui dirbau, 18 gal. True facts, kad tu pats kažkaip tau priklauso kažkokia radio stotis. Aš nežinojau, aš apie radio stotis. Jeigu taip galėjo atrodyti, tai skamba gerai. Ne, aš dirbau didžiąją dalį savo karjeros 11 metų M1, niekaip nebūtų galėję man priklausyti. Nepriklauso tavo M1? Emociškai. Sakydavo, taigi Stasiulis čia valdydavo tą M1. Jo, emociškai, manau, kad buvo gan ilgas laikas, kai jo dirbau programų direktorium, tai atrodė, kad tai yra mano, ne finansinė prasme, bet emocinė prasme, nes, tai yra tavo, tu į tai žiūri asmeniškai, tu kiekvieną kartą klausais, gyveni tuo ir kaip ir bet kokį darbą darant, kaip ir dabar, žinai. Negaliu vis naktį užmigt, galvoju apie podcastą. Bet o kaip tau būdavo to rytinių kelimas? Kelintą ryto turėdavai keltis? Keldavausi anksčiau. 4? Jo, taip vyrams taip anksti nevyksta erekcija, kaip aš turėdavau keltis. Justinas kaip pykdavo, kai jie išvažiuoja iš Kauno dar, kai filmuodavot jūs Kaune. Jie išgerti namo, jisai važiuoja, jam anksčiausiai keltis ištisai. Tai jam labai patinka, kai nebereikia. Taip anksti keltis dabar. Lemba, jo, tai būdavo tokių, pavyzdžiui, sekmadienį filmuoju X Faktorių. Jeigu Vilniuje, ten baigėsi 11, grįžti namo pusė 12, tai tu neužmiksi iškart, nes dar filmuoji smegenyse. Visi žinot, kaip yra. Pirmadienį filmuojam Gero vakaro šou iki belenkiek, tarkim, iki 12 arba pusė pirmos dar oazijais. Realiai, aš tavęs nesuprasdavau, kol pačiai nepradėjau reikėt važinėti Vilniuje. Jo, reikalų. Nesuprasdavau, kad dar grįžimas. Jo, parvarai 2 valandą nakties,
biški pamėgi 5:30 kelies ir varai, žinai, tarsi. Bet suprantate, čia yra tokia būtis, žmonės tiesiog taip daro, keliasi ir man nebuvo nuo to nekiek kažkaip sunku, užknisdavo žiauriai, bet aš, pažiūrėjau, eidavau miegoti, aš tiesiog kaip kirviu, kaip priekalas į vandenį. Nukrentu ir iškart užmiegu. Ir iškart žadintuvas skamba. O tai būdavo. Aš nesapnuodavau sapnų kokią 10 metų, žinai. Atsibundu žadintuvas, ta prasme. Nes nėra kada viskas taip išvargė, kad tiesiog atsijungi, žinai, blackoutas. Aš mačiau tokį timą tik toką, kai turi 2 darbus ir grįžti, krenti lovą ir vėl atšokinas. Visiškai. Jo, toks vidurkėlis 5 valandos, 6 valandos miego, žinai, tai... Tai jo, bet čia joks nepasiskundimas, buvo žiauriai gerai, nes rytinio eterio niekas negali pamainyti. 3 valandas ar 4? 4, jo. Ir tada toliau kitą darbą? Jo, tada į televiziją, žinai, TV3 marketingą, tada pafilmavimą. Jo, visur ko direktorius. Visur direktorius. Jūs įsivaizduojate, Mindauga kaip direktorius. Visur direktorius. Gerą vakarą šau irgi. Jo, direktorius. Jo, aš visą laiką pagarbiai Mindaugai direktorius. Labą dieną. Jo, labą dieną, sveiki. O tai čekio irgi pasiėmė? Ko? Darbą čekio. Ne. Ne pas direktorių. Taigi yra apskaitininkė tam. Apskaitininkė. Tai kažkaip. Aha, supratau. Ai, dar vaikystėje varydavau skaitau konkursus. Pati matei diplomų parsivežiau. Ir netgi su Stasiulyte jūsgi tenais. Tai nuo vaikystės jau turi tą vaibelį. Jo, gal kažką reikia čia. Tai dar visiems klausimą atsakyk, tai jūs turit giminystės ryšių su Stasiulyte ar ne? Ta fotkė 8 klasės, kurią su Neta Stasiulyte yra šauniausio moksleivio konkurso. Jie kartu. Jo, nugalėjom. Jie, sakau, kaip moteris, kaip mergina, aš kaip bičas, natūralu, aišku. Ir ji, kadangi buvo šokėja geram, iššoko pramoginius kietai žiauriai, jau telšiuose, žinai. Ai, tai va, kodėl tą šokių projektą laimėjo. Jo, aš ne prie ko. Tai jis su manim turėjo kažkokį šokį, aš ją numinkiau visas kojas, tvarsime, žiauriai manęs nekentė, bet dabar jau sutarėm tikrai gerai. Tai ne brolis ir sesė jūs esat? Ne, gal kažkaip labai tolimi giminės, bet ne. Nes jūs abudu esate Žemaitijos, abudu yra Stasiulytė ir Stasiulis, man tai atrodo per daug kažkokių... Bet mes ir net per daug nieko nesiaiškinam, dažnu atveju sakom, jo. Pas tave tiesiog. Taip. 5 vaikai šeimoje, tai gal tėtis dar ir į kairę nuėjo. Kai 5 vaikai šeimoje, nuvažiuoti iki telšių su autobusu, yra vienas juokas. Gal ir grįžti. Šitą nežinau. Gerai, o grįžkime tada prie tavo radio laikų. Irgi mes su merginom kalbėjom, įdomus etapas buvo tavo Saulėno etapas. O Dieve, sakiau, apie tai nekalbėkim. Ką padarysim, taip jau čia yra. Truputėlį, kaip tu ten apskritai, kaip tu išsivystai, kaip tu sugalvojai tapti Saulėnu? Jo, kaip atsirado tas? Jo, nekalbėkime apie tą gėdingą laikotarpį, bet kalbėkime, kaip tu tai sugalvojai. Ne, tik tuo metu viskas buvo žiauriai jok. Dabar, kaip, pavyzdžiui, bandai pasiklausyti tų bairių, kur dar YouTube kažkur yra... Po milijonų dar peržiūrų, sakyčiau, tai... Jo, dainos yra vienas dalykas, tai gabalai viskas sok, bet tiesiog paprasčiausiai yra pasenę bairiai, supranti. Bet tuo laiku tai buvo jie... Nebeveikia, bet tuo metu veikia ir tą darydavai. Dabar atrodo, skamba labai keistai. Bet pagarba reiškia personažų, nes jeigu ne personažas, tai turbūt, žinai, nebūtum pramušęs ledų, kad galėtum toliau būti Stasiuliu, žinai. Dėl ko mane iki šiol dar žmonės vadina Sauliumi. Kaip sekasi tą laidą su Sauliu, kaip linkėjimas Sauliui. Taip. Labai dažnai aš girdžiu irgi. Tai viskas paprastai, tiesiog tuo metu su Aišiu Mickevičiu darėm daug personažų visokiausių. Mum leido daryti radio viską, ką nori darykite. Tai jūs komandai buvot M1 su Mickevičiu? Duetas buvo jo, su Aišiu Mickevičiu. Ir mes tuo metu ten padarėm kokius 10 personažų, 12 personažų buvo visokiausių. Ir jau kai pradėjo man pačiam mūsų neva bairių siūsti, sakydam, kažkokie atsirado 2 lochai, kurie ten gerai varo, arba kažkoks visiškas asilas atsirado, paklausyk, va čia kažkokia stumyklą atidarė. Lemą aš klausaus, ten mano balsas ir mano personažai, tai Saulėnas kalba. Geras. Aš galvoju, okei, tada įsijungi kažką YouTube tuo metu, tai buvo 2007 metai. Kiek daug laiko, tai 17 metų, prieš 17, eik, tu negaliu patikėti, prieš 17 metų. Aš žiūriu, kad tuo metu jau YouTube prisukta keliasdešimt tūkstančių, vieno siužeto, kito, dar kažką. Tai realiai pirmą atsirado tik balsas, ne? Jo, atsirado tik balsas ir paskui, kai jau tapo mega populiarių dalykų. Bet tai tiesiog sprogo telkė. Nebūdavo nei vieno apdovanojimo, laidos, nominacijos be šitų personažų. Jo, o tu dalyvavai. Jo, taip, vis šiauliai, taip, visur. Nuolat, ta prasme, baikerių šventės. Jo, Saulėnas! Ne, Mišiulius vedė, ne ta prasme, vedžiau renginį. Renginį Mišiulių.
Šiaulių. Taip, Nu, tai mes taip suprantam. Bet personaže. Personažas, jo. Tai neįtikėtina. Jo, bet paskui mane, reiškia, užmatė, kaip užmatė, iš karto užmatė. Taigi Valinskas viską užmatė. Arūnas viską pamato. Jis jau prieš prasideda. Jo, tai mes ten vedėm su Vogūnu, žinai, atvažiavom į renginį, mes su Aišku tokie peršykė sėdėm, galvom, ką daryti dabar, kas čia bus, žinai. Ir supratom, kad Valius kažkaip mums palieka tą didžiąją dalį svogūnų vedimo. Tai mes, ta prasme, tuos tiesiog svogūnus visus tiesiog atvedėm. Atvarydom mūsų į studiją, pavyzdžiui, vyksta šokių projektas. Mes kaip, mūsų skėsdų visur kaip svečius, žinai. Nu, pasadina, mes tam šokio projekte pasirodė dviese komisijoje esam ir dar kažkas sėdė, ten kokią nors norvaišinį. Ir mes visą laidą nežinodami, kur esam kažką stumėm. Nieko nežinom, tu prasme, nieko nesuprantam, bet, nu, va tokie dalykai kažkaip laukiniai vakarai visiškai. Bet jo, tuo metu buvo kosmosas, tada darėm Saulėno gimtadienį, kur pats organizavau su Hebra, viską suranium. Surinkom pilną Šiaulių areną, ten buvo tilpo 6,5, mes surinkom 7,5, nes kiti stovėjo koridoriuose, žinai. Tai sugrįžimą gal reikia padaryti. Visišką kvailystę padarėm, kad daugiau nepadarėm šitų koncų, būtų buvę jo turas praktiškai. Bet pavyzdžiui, su Džilda, jis labai pagavęs turbūt tą personažą, atradęs gyslelę, kažkas pasiteisina, realiai žmogus iš to gyvena. Ir tu galėjai irgi varyti iki galo su juo, dabar būt kaip Stasiulė. Jo, nu okei, arba personažo, arba ne, bet aš supratau, kad personažas jau atšipo, žinai, peilis personažo. Bairį nebetinka, agresija ta nebetinka, nors kiek aš atsimenu, Saulėnas nėra turbūt pasakęs ne vieno rusiško tikro keiksmažodžio. Viskas būdavo per kažkokius epitetus, per visi, žinai, nu ten turi raumenį ir visa kita, kas, tvarsime, šok iš kėdų. Iš esmės folkloras, kuris nėra piktybinis, bet atėjęs iš gezų pasaulio, žinai, arba sukurtas tiesiog, žinai. Bet ne vieno rusiško keiksmo nebuvo, iš esmės. Nu ne, turbūt ne. Tai čia parodo tik tavo kaip kūrėjo, žinai, kad tu baigęs tą savo filologiją. Nu, jo, labai smart ant šitų. Kaip čia pakeisti žodį? Nu, tipo, tada sugalvoja, žinai. Net nebežinau, ką aš čia pasakoju. Tai apie Saulėną. Kad tiesiog jau gimė. Taip, natūraliai. Jo, natūraliai tada, dėl Aisčio, taip, Aistis toliau daro. Bet, žinai, man paskui tapo patogiau tiesiog kaip būti Stasiuliu ir vesti renginius, žinai. Niekada nepagalvojai, kad, plemba, turiu jau čia stalčiui 5 metai guli idėją, va tokią personažą, gal reiktų imtis. Ai, va čia ir esmė, nes toks fenomenas, aš taip sakyčiau, nes tu niekada negali žinot, kad sukursi gerą personažą. 100% negali žinot. Tu turi... Tai atsiranda dažniausiai netyčia ir tada žmonės pagauna, nes jeigu dabar bus personažas. O čia pizdanė. Dabar čia nuraušim, žiūrėkit, dabar parsiduodam arenas, reiškia, užsibukinam arenas pradžiai, ar ne, tada sukursim personažą, aš sugalvosiu ką nors ir tada padarysim. Ta prasme, gali būti visiškas fiasko. Kažkokiu būdu turi iššauti. Tai jau kai iššoviai taip aukštai, nebesinori bandyti eksperimentuoti, vėl kažką dar geriau padaryti. Bet galvoju, tiesiog ir idėja nekilo, man atrodo, kažkokį personažą dar įkūninti. Jo, va, aš neįsivaizduoju, gal galima kažką daryti, bet tam reikia poligono, kuriame tu nuolat kažką išradinėjai ir darai. Nes dabar, žinai, televizijoje filmuojam Gero vakaro šou. Tu direktorius, tu triuosi. Nu jo, direktorius. Visą labą tik marketingė dirbu. Ten darai tradicinę laidą, viskas aišku, nors improvizuoti žiauriai daug reikia. Nu, žinai, sėdėm, atvarom, taigi ten neaišku, kuo prasidės ir kuo baigsis toj laidoje. Ir nakos gali gauti. Jo, kas bus, ar primuš tave, ar tu nukrisi, ar susilaužysi koją. Nu? Taip sugalvojau. Moterį muš negražu. Čia yra privalumas būti direktoriumi. Mindaugas visą laiką moderuoja, tai lieka tik Justinas. Justelė, tu ten gerai, galėjai. Nu, gerai. Bet žinai. O jis negali, nepasakyti. O jam seka, žinai, kai jis blemba mušė, jam seka, supranti, kai jis mušė su ranka tą Palangos kriaušę, kai buvo Egis Kavaliauskas, vienas kiečiausių pasaulio boksininkų. Kai Justelis iššovė daugiau. Nu, aišku, mes nelyginti. Reikia žinot, kur pataikyti. Visi praktikuoja. Kiekvieną vasarą eina. Aš nebejoju, jis kai iššovė, aš supratau, nu, žinai, jis gabus tose rungtyse. Tai ko neleisti jam pasiautėt, o Juško smūgis, nu, čia buvo, net čia jis turbūt būtų, jeigu sakytum, Justelį, ar būtum sutikęs praleisti smūgį, normalų smūgį į galvą, bet fiziškai normalų. Iš kauliuko, iš to šoninio kauliuko. Nes Juškai koja sutinus buvo 2 savaitės. Aš galvoju, kad jį gipsuos. Ai, ir galva, ir koja tarsi. Ne, koja galvoju gipsuos. Atsimeni tą, kai jis grįžo gavęs į galvą? Nelabai žinau.
Tai neaišku, Kaip tie kartai yra grįžęs, kad... gal visi galva, kad... Jis visą laiką vienodas, toks, žinai. Aš tai atsimenu, mes varėm, nu čia nukrypsiu nuo temos, bet tikrai galvoju paminėsiu, nes epinis man buvo šitas atradimas. Varėm į kelionę į Zakintos ir buvo gal 40 laipsnių karščio, dar ta sala tokia kalnuota, nu ir Andrius savo ten 6 kiaušinių pusryčiam pietum vakarienį eroj, sako, aš varau prasibėgti krosą. Aš galvoju, nublemba, jam vis dėlto, kiek metus tikrai širdis sustos, žiauriai karšta, ten net laukia. Neparbėgs. Jis sako, bet aš turiu žiauriai gerą dainą. Ir jis įjungė tokią dainą, kur aš pirmą kartą girdėjau stung, pjauk. Nelauk, pirmyn atgal, štai ir ten tavo gabalas, tavo ten su skempais mes buvom, jo, įrašė, mane pakvietė į kolaboraciją. Ten 7 metų, irgi 12 metų senumas tas gabalas, belė kiek tūkstančių perklausų ir Andrius sako, klausykis į žodžius. Tu girdi, kokie geri žodžiai, sako, kiekvienas... Stum, trauk, dešinę, kairę, nieko nelauk. Kiekvienas sako prasmingas ir jis mane motyvuoja. Ir jisai pasileidęs tavo gabalą. 6 kiaušai, 40 karščio, man 40 irgi. Aš galiu, jaučiuos kaip su 8 kiaušais. Žinok, čia visų kultūristų jaučiu yra... Himnas. Aš kažko irgi nežinau, apie kad tai gali motyvuoti žmonės. Aš dabar galvoju apskritai apie tą dainą. Aš ją, nu jo, aišku, kad girdėjau, bet kažkaip niekada nesurinkau. Kad motyvuotų dar, kad... O dar kad motyvuotų? Mes visą laiką pagaudavom, kada reikia šaut gabaliuką kokį nors. Greičiausias gabalas atsiradęs buvo Nebetylis ir jau nutilos ir galiai, kur buvo nufirfinta muzika nuo Nebetylis ir galiai. Nu, bet kažkaip ten lyg ir kažką klausėm, lyg ir neklausėm, gitarai grota, pakeitėm žodžius. Žodžiu, mes pralaimėjom Kašį prieš Makedonus, ten ketvirtfinalį berods. Ar ketvirtfinalį, jo. Vakare, ryte parašiau tekstą, įrašėm gabalą ir nufilmavom klipą po pietų. Apie 4 valandą paleidom, dabar mačiau buvo, nežinau, neatsimenu, 2 ar 3 milijonai peržiūrų. O dar būdavo, arba, pažiūrėjau, mes pagaudavom momentą, kada reikia išleisti gabalą. Būdavo naujakas, tai ten išleisdom Dog Seksą, bent per naujus buvo toks gabalas. 2 dienas 600 000, žinai, tai prasme. Tuo metu, kai dar nesisuko taip YouTube, žinai. Bet ne veltui, tu esi tas marketingo direktorius. Galėčiau dabar TV3-ose ką nors gero sugalvoti. Tikrai greitai. Nu, tas veikia, kai greitai viską čiumpi. O tu, Milda, sakė jums, kad aš pasiūliau pavadinimą Sofos lyga. Tai mes žinom. Mums tavo ir patiko. Bet žinai, kur tipo, viskas, jau pridodam, su mergom, viskas nebėra. Aš sakau, yra man toks neviltis, galvo, blem, aš nieko nesugalvoju, nieko nepasiūliau. Gerą vakarą šau. Jaučiausi, pertrauka, jaučiausi kaip paskutinis gabalas, vis išgalvoju, nieko nepasiūliau, taigi kažkoks kūrybiškas žmogus. Mes aš jau nusprendė, dar aš tau tarpus atsiunčiu pasitvirtinti, ką tu galvoji. Aš sakau, tai bent kažkaip, bet Sofos lyga vadinkit, gal kažką aš. Ir aš panom nusinčiau visom. Gerai, ir taip diskutavom, ten buvo sunkiausias klausimas. Mes ten vargom, pykomės. Ir taip, jo, man tai irgi tinka. Aš sakau, man tik atrodo, ir tai yra pirmas pavadinimas, kur tinka visom 3. Ir sakom, nu jo, tai greičiau tvirtinam, sakau. Visos autorinės teisės. Terminas egzistuoja, suprantate, Sofos lyga, Sofos ekspertai, bet niekas neuždefinavo, nepasėmė jo, tai va, paėmė Sofą. Ne, yra ne Sofos lyga, o yra kažkoks Sofos, kažkoks tai kitas pavadinimas. Sofalova. Mums reiktų iš tikrųjų užsipatentuoti gal. Gal jūsų podcastas galėtų vadinti Sofa Lova dabar, nes tu galėtum atsigult normaliai. Norėčiau. Duokit jai užduot klausimų, nes jis dabar toj prisnus. Kalbant apie klausimus. O, Mildulė, duok jai pasisakyti. Tai va, aš įduosiu tai pasisakyti. Mes turime, galvojam, palauksim tavęs ir padarysim tą integraciją su mūsų rėmėjais Nebegėda naujomis kortelėmis. Praeitą kartą reklamavom ir pasakojom ir netgi klausinėjom viena kitos kortelės dviese, o čia yra būtent Begėdės kortelės, jos yra skirtos draugiam, tai galvojame, mes čia tarp draugų. Kaip šitą mūsų draugytę. Pagalvojom. O žinokit, daug žinau apie tai šitos kortelės žiauriai fainas, irgi mesim nuorodą po mūsų video.
tinka draugiams, mergvakariams, tiesiog draugių kompanijai susėdus, norint paivairinti pokalbius, paplėpėti kažkokiais podcastams, jo, tai, žodžiu, irgi galite pasižiūrėti, pažaisim, trauksim. Beje, mes su Justeliu niekada nepletkiname apie jūs, apie tave niekada nesam nieko neįstumę, nepletkinę. O apie manęs? Apie Diorą, ne, apie Mildą, ne. Suprantate, jūs, man atrodo, vis tiek apkalbate. Geri žmonės. Mes vis daugiau žinok apkalbame. Mes taip papletkinam. Ant tiek prastas informacinis šaltinis kosmosas. Bet jūs viešai neturit per gerą vakarą šauginę. Ne, aš realiai, kai jums pasakiau, kad laukiuosi ir mes po to sutikom, aš galvoju, jūs ant tiek nebendraujate tarpusai, kad net jom nepasakė, nes jos tiesiog sėdės. Šnekam apie podcastą ir net nesveikina manęs, nieko nereaguoja. O man jūs nas tai net nepasakė, kaip noriu, sakau, jinai leido. Sako, aš nežinau, tai geriau nesakyk nieko, sako. Tai, man atrodo, aš ir natūraliai, ne kad slepiu, bet man atrodo, gal neįdomu kitiem ir užmirštu, bet dabar, pavyzdžiui, jeigu aš kažkur grįžtu iš kažkokio reikalo ir neturiu kokio pletko, aš jaučiuosi blogai dėl to, kad Milda duoda man velnių taurismės. Tai nieko, tai tu nieko man negali papasakoti, ta prasme. O aš kaip pykstu ant Justino ir jisai, pavyzdžiui, šiam nors pasako, nirtingai, ir jisai sėdi, žinau, ta prasme, sakau, žinai, tai aš žinau jūs senai. Ir tu man. Jo, būna. Aš nužudysiu. Aš negalvoju, kad tau įdomu. Klasika. Man, kai Mindaugas grįžo iš Salsamanų, iš karto pirmas buvo, kas su kuo. Jo, iš karto. Ir aš supranti, pagalvojau. Ir Mindaugas, žinok, nieko. Nemeluok, sakau. Lemba galėjo būti vienas kitas, bet supranti, tangomanuose buvo biški kitas levelis. Griuvo santoka. Griuvo daugiaaukščiai, 9 aukščiai, 12 aukščiai, ta prasme, buvo reikalų, būtai atiminėjami. Jo, tai aš Mindaugas kaina su draugu, sako, aš varysiu, va, tarkim, ten trečiadienio vakarą, žinai, su draugu. Tai aš sakau... Aš varysiu trečiadienio vakarą. Ne? Lemba dabar žinos, kad aš viską pradėsiu. Tai aš sakau, žiūrėk, jeigu be plėtkų išsinamo, tai gali net neįti tavo užduotis. Jeigu tu parneši plėtkų, aš žinok, aš kartais netgi konservuoju plėtkus. Jeigu turiu plėtką, tai pasilieku jį tą momentą, kad galėčiau Mildai parnešti, iš karto nesakau, kad tipo, jeigu ką kišenė visą laiką yra plėtkas koks nors. Ir tipo, nes svarbiausia, aš galvoju, o čia gerai bus, pasakau ir Milda taip. Tipo, plėtkas? O daugiau? Tik tiek daugiau. O man tai atrodo, jau pakankamai rimta. Kiek skiriasi požiūris į plėtką? Jo. Labai šiaip jo. Kaip manai, ko tavo gyvenime trūksta iki visiškos laimės? Pinigų. Iki visiškos laimės. Iki visiškos laimės. Jo, norėčiau su savo dabartinė žmona nugyventi visą gyvenimą, žinokit. Kaip miela. Tai čia būtų labai faino. Jeigu jį žiūri, labai norėčiau perduoti linkėjimus. Tiesiog, iki pat, kol viešpats mus paims. Tai bus labai negreitai. Gerai. Super. Geras atsakymas. Su kam ratu? Aš? Kokį naują hobį norėtum pradėti? Kiek aš daug turiu hobių? Tenisas, padelis. Tenisą, matai, biški žaidžiau, padelį biški žaidžiau. Nauja, kad pradėti. Reikia trenerį keisti. Atsiprašau, trenerį. Tai tu esi žmogus, kuris žodį hobis. Aš nusipirkau, aš jau raketę nusipirkau ir dar sai nežaidžiau. Kokie 2 mėnesiai neįstovė, kaip padėta. Čia padelio ar trenerį pateinisą. Tenisą. Man reikėtų teniso trenerio ir tada aš pradėčiau teniso hobį. Tai turbūt testuoju. Jo, puiku. Nes raketės gaila. Labai graži raketė. Simonas Kučas yra visas treniruoja. Ta prasme, pats sportas ir raketė liko 2 ir 3 vietoje, 1 vietoje atsidūrė treneris. O tai dėl ko tu galvoji? Dabar noriu jauną ir gražaus. Bet trenerio niekaip. Tada tikrai moteris netinka. Jau nuplikęs. Na, aš norėjau. Gerai, įvardyk 3 pagrindinius būdus, kaip kovoji su stresu. Labai įvairiai priklauso, koks formatas streso yra. Tai arba galiu pavalgyti, taip nusivalgyti. Arba galiu tiesiog pulti isteriją, nusižliumti ir mano kova tokia. O tada kitą dieną atsikeliu ir galvoju, ko aš čia parinaus. Nusivalgyti ir prasivalgyti, šiaip gerai. O alkoholį savo laiku, ne?
Dualaus skirtingas rankas. Stresas, su to depresija, ar ne, jeigu stresuoji ir ten parnėl kažko, tai kitą dieną dar blogiau būna, jeigu alkoholiu bandai gydytis. Mane? Pavyzdžiui, jeigu kokias skyrybas bandai gydytis. Skyrybas gydytis vien tik alkoholiu. Tai tada dar didesnė depresija. Nebent tada turi kokį mėnesį gert. Jo, viskas sako, neblogai jūsų galvas sutvarkė, bet jums cirozė. Aš iš tikrųjų turiu rekordą savo gerimo. 53 dienos. Skaičiavai. Stojimo. Bet aš atsikeli geri. Čia net mums su Milda dar reikėtų Tai pasistengti. buvo tiesiog toks mano gyvenimo etapas, kai aš pasibaigiau gerai egzaminus valstybinius. Mokykloje. Ir tai buvo mano gap yearas, nes aš pasakiau, jeigu aš išsilaikau taip, kad ten, kur norėsiu įstosiu nemokamai, tai aš galiu varyti tripint aplink pasaulį metus. Ir tą vasarą aš ten grįžau Lietuvą po atidirbus visus ten tuos 9 mėnesius užsienį modelių ir visą vasarą pragėriau. Žinai, tu kaip kiekvienas, kaip ir visi emigrantai grįžę į Lietuvą iš taško Ir aš pinigus. tą savo atlyginimą per metus uždirbtą pragėriau. Kur palangoji trečią nakties. Hera! Ir tą vasarą pirmą kartą su Andrium susipažinau. Ai, tai tave tokia pamatė. Nežinau, kelinta diena, kaip aš buvau jau išgerus ir mano gerimo priežastis buvo, kad aš įsiskyriau savo vaikinų tuo metiniu. Ir aš sėdžiu pachmelingą vandenį, atsimenu. Kur daugiau? Ir jisai pamatė mane su nauju mano simpatija. Su kitu bičiu. Ir jis atsistojo iš vandenio, ten netoliese gyveno ir girdžiu po minutės ten M4 turėjo sportinę mašiną. Ir iki guolio Ferrari įkalė. Ir mano tuo metu, kur su aš draugavau su to vaikinu tvorą, nes jis tą namą visą vystą ir statė. Ai, Andrelis įlėkė su savo tą mašiną į kažką. Mano eksas. Ai, tavo. Įlėkė iki guolį. Pamatęs mane su kitu bernu. Ir aš tada nufotkinau, kaip jis įlėkė į tą Ferrari ar ten kas. Ir Andrelis stovėjo man po dešinę. Ir sakau, blemba, jis ten viskas jam gerai, jisai ten nekraujuoja, niekas nemirė. O man tai aš geriu. Ir man pachmėlas pats nepraeis, kartą išsitiesins, o kaip pachmėlą. Ir man pikta, nes jisai mane išdavė. Ir aš sakau, gal lempai tą Instagramą kelt, kad liūdėsio dugnas žemiau ten jau neįmanoma. Nes Andrelis, kur aš pirmą kartą matau, sako, reiktų, taigi kelk, čia viskas gerai. Gerai. Ir tai buvo mano pirmas susitikimas su Andrium, jis mane pričiešino. Susigriauti visus jau įmanomus tiltus savo eks, kad jau tikrai niekada nieko nebūtų. Kad nebūtų progos. Na, čia gerai tave užgaudė. Bet čia strategija labai. Ir tada aš į pirmą kartą Andrelį pamačiau, bet tai buvo mano vasara, gerimo vasara. O šiaip aš vandenį su Justinu irgi susitikau pirmą kartą. Tas vandenis, žinau, kažką turi. Mes su Minugu, ne? Bet aš tik noriu... Mes džiaugsme. Noriu paaiškinti. Mes Kalnų parke. Aš tik noriu paaiškinti, kad tai nebuvo baisus gerimas kiekvieną dieną. Bet taip pat bent vieną alaus. Bent vieną alaus tai būdavo. O būdavo jau ir daugiau. Bet bent vieną alaus į dieną. Ne, tai be abejo, kad palaikyt formą. Žemaitį... Nes aš jau rekordą sėkiau, tai tiesiog turėjau. Jo, tu negalėjai ties kem dienų banaliai mesti. Turėjau būti bent vienas alaus tada. Man kažkaip Dior, kai dar nesilaukdavo, nes dabar, kaip supratau, nebevartoju alkoholio, ar ne? Jo, kažkaip neleido gydytoja. Jau pasitarė. Taip, norėjau skaniai, kvietinio, žinai. Sako, ne. Man Diorą vis laik taip, jeigu man reikėtų jos portretą nupiešti, kaip aš ją įsivaizduoju, tai tiesiog sėdi jį ir kiekvienoje rankoje, reiškia, abiejose rankose po bokalą alaus, kaip kažkada Palangoje, kai jis žinau. Normaliai. Ja. Bet ne, viskas su jie gerai. Manau, kad tas... Veido nesimato, tai čia visai esmė, man atrodo. Arba nesako. PM3 mano rekordas. O kiek jūsų? Aš neskaičiau niekada, kad... Man atrodo, kad gal... Kiek 3 jaučiu kokias? Ne, gal pauzelės net nebuvo. Gal? Ne, buvo, nešia buvo. Ai, jo, supratau. Čia apie alkoholį atsakyti, ar klausimą man dabar? Tai kaip nori. Gal yra kažkokių aštresnių? Čia, žinok, bus tarp draugių tokios... Gerai. Tai dabar aš paskaitysiu dar tą klausimėlį ir galėsim padėti korteles. Tai jeigu mūsų visuomenėje nebūtų taip suvaržytas seksualumas ir ši tema iš vis nebūtų gėdinga, kaip iš esmės pasikeistų tavo gyvenimas ir ilgesys? Jeigu galėtum viską daryti, tai ką darytum? Nogais papais vaikščiot galėčiau, nieks nieko nesakytų, tai ar nevaikščiočiau. O šiaip tu nežinau, nieks nepasikeistų, aš niekada nesiparindavau.
ir niekada ant savęs nevaržydavau. Jo, tipo, kur, nu jo. Kas? Pasakau, davai užtrauktas žalizas stipriau, žinai. Tai mažiau užtrauktas žalizas. Ne, tipo, ne, jis sako, kas čia tokio. Arba, tipo, namuose vaikštai, tipo, ten, žinai, noga, žinai. Nueina į ten, žinai, ten blynų kepti. Tiksliai, aš nesivaržau. Tai aš suprantu, žinai, mano kaimynas Slavka, tai, tipo, jam įdomu. Bet sakau, gal kažką, žinai, vis tiek įsimesk. Ten kažkaip tų langų daug yra. Gatvės ateit, Mindukas sako, ypatingai, kai jau, žinai, namuose yra šviesto laukia tamsu, tai matosi. Gal neskamba tai kaip kvietimas ateit pažiūrėti. Ne. Dabar taip nebėra. Dabar visi kaimynai, einam gal pasivaikščioti. Kur čia tas yra? Namas, žinai, masėm žmonių taip. Žiūrėk, jau kaimynai krosus visi pradėjo. Taip. Patas atsiriša ties Mildos langu. Bet Mindukas laiko ateina ir užtraukia koją. Aš pagalvoju, kad ta prasme, kažkaip... Nebegėda. Faina. Ne, aš kažkaip, taip man tai pikta, tai kaip aš sakau savo namuose, negaliu, jeigu nesuvonioj, pamirštu, nežinau, atsinešti kokį nors kalatą, kelnaitės, bet ką, žinai. Ir išeini jo į lauką, pasimti nuo skalbinių virvės, pasimti kelnaitės, ar aš negaliu savo čekį, turiu čia mano, yra drabužiai. Būtų idealiai įsikraustyti kokį vienkiemį. Bet ne, man tai nori. Jei neįdomu, nes nieks nemato. Blemba barakė, atsimenu, eiktų savo šią Trigailą ir gyvenom, mes negalėjom patikėti, ten buvo ne mano kambarį, bet pas bičiulis istorikus. Priešais būtas buvo. Čia ta papų istorija, kaip pasakosi dabar? Ne, žinok, dar negalėsim papasakoti kitą. Aš nežinau, kokią papų istorijos jo. Ne apie kokią papų istoriją tu pasakosi. Ne, aš neatsimenu tavo tos istorijos apie baraką. Aš nežinau. Esmė yra... Ne, gal ne tos nepasakosiu. Nežinau. Ar tau atrodo mano veidas, kad aš žinočiau šitą istoriją? Nepasakok. Mes galėtume... Aš nežinau, tiesą pasakysiu... Aš ir nežinau, gal čia ne tu man pasakojai. Jo, gal kažką ir esu pasakojęs, bet neatsimenu tiksliai. Prieš reiškia, kitoj pusėje gatvės Švitrigailos 4. Gyveno, tipo, bičas ir pana, bet tokie jauni dar labai. Bičas labai vėlai grįždavo iš darbo, o moteris, ta pana, ji nuolat vaikščiodavo nuoga, nuolat viską darė. Sėdė prie lango rūko, virtuvėje kažką atsisėdė. Jis irgi nevaržo visuomenėje. Tai tarsi, įsivaizduok, tarsi tam kambarį nuolat mes, ką, bet tiesiog daugiau veikia. Taip gerai matydavosi. Jo, atstumas nedidelis, be užuolaidų, viskas, o mes turėjom tokį mažą televizoriuką šilelį, tai o ten toks langas, ta prasme, tai buvo kosmosas. Nieko lyginti. Aš tai turiu fobiją vaikščioti prie langų nuoga. Aš vaikštau namie nuoga, bet aš visą laiką užtraukus visas užuolaidas. Aš dabar jau, nes kaimynai atsikraustė tie nauji, tai dabar jau nebegaliu vaikščioti. Tie nauji, kur buvo nauji. Tavo kaimynas santykių. Tai todėl ir nebegaliu, nes... Tokiu atveju aš matai visų savo kaimynų nepažįstu. Teks uždėti žaliuzės jau. Pas jūs toks rajonas, kur visiškai nusivylusių namų šeimininkį, kur viskas labai greta viskas. Visi žino, visi kas kur gyvena. Aš šiaip tai taip. Yra ten kosip, ten kažkokių namelių. Bet dar kol kas tai viskas ramiame lygyje ir vyrų niekas nevilioja. O jūs stumyklos, pavyzdžiui, jūsų stilius stumiklėlės piramidėje, kurioje vietoje esate? Negaliu sakyti. Yra, reiškia, ta piramidė. Ne, mes visi vieni kitus labai mylim. Be abejo. Kaip neįtikinamai tas myli. Bet aš mačiau, ten labai fainą story tu pasidalinai, kad tu įėjai, kažkokia kaimynė tau parašė, kad iškepus tortą ir kviečiau užeiti. Žinai, kaip ir nusivylusias namų šeimininkės. Tuo tarpu kita vilioja tau vyrą. Palauk, aš būdama geros širdies tą tortą papjauščiau ir dar nunešiau kaimynam, nauja kuriam. Aš rašiau, kad jau ką, tai galiu palaukti iki antradienio, sakai, palauksi tokios ir geros širdies. O pradėjom nuo seksualinių patirčių, jeigu laisvė būtų. Grįžo prie tortų. Man atrodo, kad klausimas, kad dabar yra kažkas suvaržyti ir jeigu galėtume, man atrodo, kad kas nori, tas gali siautėti. Dabar jau nebėra, sakyčiau, kad taip stipriai suvaržyta, kaip seniau galbūt būdavo, būdavo. Net kas varžo man. Yra per trumpas Jonas papai, kaip yra tai komentarai. Vaikus tamsoje darydavo ir net nežinau. Bet dabar daug laisviau. Bet kalbant, tai viskas, manau, kad tikrai... Dabar jau pusnagiais neįsi taip pasižiūrėsi tą žmogų, jeigu jam gėlė. Dabar ta Lietuva kaip New Yorkas. Nežinau, manau, kad ir baudžiavos laikotarpiu taip pat būdavo laisvai, taip ir dabar. Ta prasme, žmonės tik šiaip prišneko, daro, man atrodo, ką nori. O jūs, norėjau paklausti, bet galvoju, kodėl klaust? O apie tipo seksas... viešoje erdvėje. O kodėl šitas? Ne, čia kortelė. Seksas viešoje erdvėje, čia jau yra tipo pažeidimas.
Priklausomai, ką tu turi minį, jeigu mes esame restorane ir ten tu, tai ten kas nors prie staliuko kito jo pradeda. Sušiniai. Žiūrėjau, valgai kažkas nelabai. Štai krito. Čia aš neužsisakiau, bet... Ne, gal nebe. Palauk, kažkaip pagal įstatymą yra, jeigu tu tai darai aikšteliai mašinai, bet jeigu važiuoja policija, tai tu gauni baudą. Bet jeigu esi susimokėjęs... Aš tą O kaip tu galvoji, kodėl parkingo aikštelės pavadinimas yra P raidė? Ai, aš taip dar nesugalvoju niekad. Beje, aš dar kartą primenu, kad aš nesu susimokėjęs už parkingą. Ne per daug. Čia pigus parkingas, bet būtų bauda gal blogai. Tai va, parkingo aikštelėje... Matas, kad žemaitas ir toks. O tu nori išeiti, kad čia taip sakai? Ne, aš atsiminiau. Tai pratęskim temą, viešos vietos. Tai parkingo... Ne, čia tu pradėjai šitą temą, jos net nebuvo. Sako, pratęskim, taip. Tai kalbant apie tą, tai aš ir sakau, tai jeigu prie kito stalelio, taip akivaizdžiai, kaip žinai, spektaklį ant scenos, tai aš tai... Nu taip, bet tai nebūna prie kito stalelio. Labai skanu šalia valgyti, žinai, bet jeigu žmogus, žmoneliai, einam tualetu, tai tegul dėl manęs, tegul tik džiaugiasi viens. Tu matai, kaip jie daro. O gerai, nebūtinai. Gal Mindaugas dabar kaip tik aiškinasi ribas, žinai, ką aš galvoju apie tai. O įdomu, ką žmonės jaučia tą darydami Vingio parko pačiam toj kepuriai, pačiam viršuje ant solelių, pavyzdžiui. Gal įdomiau? Ai, tenais 100 metų nebūtų. Čia kur jūs susipažinot? No. Arba lėktuvo tūlikė, pavyzdžiui. Bet ten mažai vietos. Ten gali reikalimas sėst. Ai, čia. Jo, ne, bet jeigu tuo metu rūkai, tik tada gali sėsti, bet jeigu ne. Bet dviejų matys nieks neįleis lėktuvą. Bet kalbant apie tualetus, jau labai ten tas Boeingas. Lėktuvų aš niekada šito nesuprasau. Pirmas dalykas, man atrodo labai nepatogu, nes ten vietos aš bandžiau įsivertinti. Kažkada vienai jau galvoju, nu kaip čia reikia. Aš irgi aš galvoju, neįmanoma čia net kažkaip. Man tai yra nepatogu. Ir visi mato, tu pro visus praeini, nu, atrodo, išeis ir visi žiūrės taip į tave. Mes žinom, kad tu ten veikiai, žinai. Nu, tipo... Ne, mes tokie po 1,8 m beveik, visi 1,9 m, nu, jo, bet... Bet kiti turi savo net listą, ką padaryti gyvenime, tai šitą čeką užsidėti. O žinot, kad yra dažniausiai norima vieta šitam rate, kur apžvalgos yra. Netgi palangos. Jo. Nu, tasme visi ratai, kur yra, tai labiausiai žmonės nori pasimylėti ant ten, taip yra didžiausia, nežinau, aistringiausia vieta. Kažkas tokio. Gal siubuoja, mato ir taip, kai kyli leidą. Gal ten siubuoja, gal malo. Pačiam viršui tipo užkylė, kol didum ir va. Net nebūčiau pagalvojęs apie šitą vietą. Na tai kaip. Palauk, ką mes turim? Mes turim ką Palangoje? Turim. Šiauliuose kažkada turėjom, bet nebeturim. Labai mėgo šiauliečiai. Bet Šiauliai labai gražiai sutvarkė savo parką, mačiau. Labai gražiai. Šauname. Bet rato nėra. Kaip šiaip, Mindaugai, jautiesi, vedi gero vakaro šou, ten dominuoja bernai. Ar tavęs nenervina ta trečia berna? Dabar čia sėdėt. Ir tų panų minčių šuoliai. Man labai faina. Nes ir mano mintis iš vis yra tokios ištaškytos, kur šiaurė, rytai, vakarai, pietus. Labai faina, kad, man atrodo, kad jūs čia labai gerai jaučiatės. Tu labai gerai jauties. Nes man leidžia kalbėti dabar. Jo, tu kalbėjai. Prašau, nekalbėjimai paėmė. Žinai, tokie pasitikinti, formuluoji, žinai, sakai. Matai, ko tai trūko, kad jos nieks neužgoštų. Taip. Ne. Čia aš galiu šnekėti. Čia toksai uždai jau. Aš dabar noriu pasakyti. Tu ateis kitą sezoną, jinai ir pareikš, direktoriau. Jo, direktoriau, aš noriu kalbėti daugiau. Aš kalbėsiu. Jo, dabar aš kalbėsiu. Dabar manęs klausykytas. Blitz turnyriukas. Bet ir vienu, kad jums atsakytų. Žodžiu, mes užduosim jums klausimus ir pasitestuosim, kuris kurį geriau pažįsta. Tai abu turite atsakyti klausimą, vienas apie kitą. Ir tai yra paskutinė sekundė, kai laikome susikibę, nes to jau bus... Ne, toks atsakymas. Gerai, varom. Gerai, Milda, koks yra Mindaugo batų dydis? Kem 4, kem 5? Mindaugai? Jo. Mildas? Prikščiai? Jo. Mes nešiojom vienodus batus, man atrodo, kažkaip. Kem 1 tavo? Ne. Kem 1 40. 40. Bet tau ir kem 1 neblogai, tu iki šį koją. Tai aš ir kem 5. Bet šitas yra sunkus, iš tikrųjų, pabatų dydžius. Kažkada pirkai kem 1, žinok, atsimenu. Dar nusistebėjau. Nu, gal mažinti buvo. Gal mažinti buvo, čia labai retai sakė. Gerai, dabar užsimerkiam. Taip, Mindaugai. Akių spalva, Mildas. Ką? Akių spalva. Mildas.
O kažkada perklausiau, nes buvau užmiršęs. Žalsva. Taip, mano žalio. Milda. Mindaugas yra mėlynakis. Taip. Okay. Bet kas būna su akių spalva? Bet tai keičiasi šį pavyzdžiui. Būčiau 100% sakęs, Greta, kad tavo akis yra rudos. O parodos tavo žalios, bet žalios. Melsvos, jo, man melsvos. Bet tavo aš žalia? žalios tokios. Tau nuo šito gal. Ai, nuo to Žinok, kažkodėl gal, kad tavo akis rudos yra. Dabar kaip pasakai, gal aš galvoju, kad tu Eik tu savo. Tai akis dažniau žiūrėkit, negalvokit. Žinai, kur buvo? Taip, Mindaugai, koks yra Mildos mėgstamiausias filmas? O, jie to aišku, kad draugai. Ta prasme, Filmas, nesirialas. Filmas. Nu, bet čia jau daug pasakė. Žinau, man kažkada sakė, kad tai yra Pearl Harboras. Ir visas tokia. Lemma, bet dėl draugų, žinokit, jūs neįsivaizduojat. Trečią kartą Milda žiūri, ne? Ji visą laiką žiūri. Tiesiog. Ta prasme, aš grįžtu ir tipo, būna užsimiršęs, kad aš grįžtu, jau girdžiu, žinai, ta prasme, jau Rosa su Chandleriu kalba, tarsi dar kažkas visą laiką, neįtikėtina. Draugai pas mane turi tokią rolę. Aš juos pasileidžiu tada, kai kažką darau, kai man nereikia sekti siužeto, bet noriu, kad kažkas linksmo fone eitų. Tau tie balsai patinka. Taip, man jie yra. Ir, pavyzdžiui, aš netgi kažkada Instagram'e buvau įsidėjus ir, žinai, aš žiūriu daug kartų ir aš paminėjau, kad, važiuoju, Mindaugas ten burba, kaip tu gali tą patį žiūrėti, žinai. Ir aš paklausiau, kaip yra jums. Ir su manim žmonės visai įdomiai pasidalino tokia įžvalga, kad... Tai sutrikimas kažkoks? Ne. Kad tie matyti serialai, kuriuos tu kartoji, jie tau kelia ramybę, tokį, kaip ir atpalaiduoja meditaciją, nes tu jau žinai, tau saugi zona šita yra, tokia, tokia tarsi atpalaiduoja tave. Tai nėra joks sutrikimas, sakė, tai yra visiškai normalu. Aš lygiai taip pat klausydaus labai keistas dalykas, turėjau kompaktą dar, kai būdavo mašinoje kompaktas. Esu kokią 30 kartų perklausęs, tai yra 4 dalis po valandą Donelaičio metus įskaitytus Rolando Kazlo. Niekas to nesuprasdavo, čia kažkokia, atrodo, šizofrenija. Dėl jo balso? Dėl visko. Man labai tekstas patinka ir labai patiko, ką Kazlas darydavo. Tai aš tą suprantu. Tiesiog klausais, kaip terapija, kaip žodžių tabletės. Gerai, o Milda koks Mindaugo? Filmas? Jis pats nežino jau čia. Goodness. Gerai, bandyk pasakyti. O tu žinai? Jis dabar galvoja. Jeigu pasakysi, aš pasakysiu, ar tai tas filmas. Tu visų pirma noriu paminėti, kad Mindaugas nemėgsta žiūrėti filmų. Labai retais atvejais žiūri filmą. Jam gyvenimas kaip Duokit filmas. serialą, jei bus lengviau, žinokit. O jo, tai tada yra šitas apie tuos narkomanus. Kokius narkomanus? Bet tau visus narkomanus, narkotikų dilerius jam įdomiausia. Nu tai kuris? Narkos? Ne. Ne, Kaip, nu, aš Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad jo yra. Dabar pradėjau dar kartą žiūrėti, ta prasme. O, reikėtų matai, vis tik žiūri ne vieną kartą. Jo, nu, ta prasme, Walterio White istorija. Aš kartu su juo žiūrėjau pirmą kartą, man labai patiko irgi. Bet antrą kartą jau man ir aišku, tu gerai pradėjai sakyti apie Narkos. Narkos pirma, antros dalis, wow. Jeigu tik įsijungiam, žinai, kur nors serialą ir jau narkomanai, kai nors jau tegu dileriai. Narkos. Narkotrafikante. Esu Pablo Escobar. Kriminalas. Koks kriminalas ir jau Mindaugas jau matau. Bavo, aš tą žiūrėkiam, žmogus. Bet čia nėra jokios meilės istorijos. Man visa Latino Amerika, suprantate, tai yra baisus dalykai, teroristai, žmogžudžiai ir visa kita. Bet aš sergu gal ir už geriečius, kurie ten yra, už DI, ta prasme, kurie yra narkotikų kovos biuros. Taip. Na gerai, visai čia neprastai jums sekasi. Skaniausias patiekalas Mildos. Opa. Blembački, jai patinka, tik to nevartoja dažnai, kažkas tai išmiltų šitie dalykai, ar ne? Blemba. Kurie galėtų visada valgyti. Aš galėčiau sakyti, kad kažkurių rūšių, bet prašausiu greičiausiai, sakyčiau, kad tai yra pasta kokia nors, makarai. Taip, oi, ne, makarų negalėčiau valgyti. Ne, galėtum, jeigu galėtum valgyti, kaip su seksu buvo, jeigu ką nori tą daryk. Ir makarus visokiais būdais valgytum. Ne. Šliurptum, kandžiotum. Ne. Tasytum. Aš sakau, kad ne. Nepataikė, okei, kas? Kad nežinau pati. Ne, bet yra mildė. Prieš mirtį ką valgyti. Bet tu esi teisus. Dėl to, kad aš mėgstu jo labai miltinius dalykus, jūsų piragėlius, pyragus, sausainius, tai taip, tu esi teisus, kad čia mano silpnoji vieta. Tipo, pizzerija, žinai, kur būna pizza, žinai. Milda. Mindaugo patiekalas, taip, jisai pats mėgsta tikrai visokias pasas, bet kas jau būtų pagrindinis, taip, manau, kad lietukai jam labai patinka, kas čia dar, ar tu turi pagrindį tokį mėgstamą? Nu, va čia labai sunku apibrėžti, bet pabandyk.
Man ir patiks tas, ką pasakysi. Nu, aš sakyčiau, kad ta pati pasta tu galėtum valgyti. Nu, kur darai su lašiša ir tokiu padažiuku vineliu jo, bet manau, kad gal ne, kas nors dar kito galėtų būti. Jie patys šitą nežino. Manau, kad jo, gal koks nors... Jie patys bando išanalizuoti savo smegenyse, kad geras... daug plačiai valgo ir skaniai. Jo, aš galvoju, kad koks nors geras mėsgalys arba aštuonkojis, žinai, gerai iškeptas, kurį... Mokam, Mindaugelis visą laiką įkelia Greta. Greta Milda. Greta irgi. Nemačiau pas Greta tarsi storiuose. Bet skaniai atrodo. Nu čia jo, sudėtinga pasakyti su tais maistais. Taip. Savo laiku buvo pieniškos dešelės numeris 1, bet dabar... Pas mumis aistinu iki šiol. Jo, taip, kur paslapčia. Ai, beje, kai kažkada tu buvai išvažiavęs, nežinau, pas tėvus ar kažkur, aš taip parduotuvėje einu ir taip, žinai, vagis paskutinis koks. Priejau prie žuvis, kur yra pomidoro padaže, yra tokie... Skardinėse? Tas sudėtas. Skardinėje, jo, tokia marinuota žuvis. Jo, tefteliai tokie kažkokie taip vadindavosi. Tai yra skumbrė pomidoro padaže. Ir pasėmiau, supranti, net 2 dėžutės turbūt, suvalgiau jas, abi ten labai nedaug yra, išploviau tą visą, kad neliktų smarvės, man atrodo, iškart išmečiau kažkur šiukšlinę atskirai, žinai, bet paskui blogai jaučiausi, nes ten yra, belenka, žinai, bet man kažką priminė, žinau, tai aš taip... Vaikystė gal. Jos nėra, galvoju, suvalgysiu. Tokio, kur nereikės, žinai, niekam aiškintis, kodėl aš valgau. Kodėl smirdu, žinai, paskui pavalgys šito dalyko. Aš visą laiką šaltuvę turiu iš protų. Ne? Aš kartais naktį užsimanau baisiai iš protų, pomidorą pasipjaustų. Ir visada dabar tik nešėsi? Ne, visada man būdavo. Geras. Nu, pas manęs tai, kad turiu iš protų. Geras. Bet po to labai būna blogai, nes kartuoja ir aš ten... Viskas ten aliejus. To, ne? Prastos kokybės, jo, labai blogai. Gerai, mėgstamiausia daina Milda Mindugo. Cowboy. Aš nežinau, vadinimu. Cowboy. Jo, vis galima, nežinau, uždėti arba paleisti kur nors fonę. Ne, jeigu lietuviškai, sakyk lietuvišką geriau, nes šitas, jo, galbūt. Ar lietuviškas? Lietuviškų, ta prasme, yra visiškas... Tai jis yra ambasadoris kažkokios lietuviškų dainų. Ambasadoris yra lietuviškų dainų. Jis yra ambasadoris ir direktorius. Jis realiai su draugu. Aš gal pasakysiu. Jis realiai su draugu yra įsteigęs. Jo, Lietuvos lietuviškų dainų mylėtojų draugija. Ir mane. Pilkauskas, labai Pilkauskas, tu esi Pilkauskas. Aš esu neoficialus Luko Pilkausko fan klubo prezidentas. Dar vienas draugas yra ir jie kartu, žinok, yra fan klubai. Lukas Pilkauskas, FC Baseball porą albumų, žiauriai patinka. Pastaruoju metu klausydom. Kai sniegas nutirps turbūt, o Pilkausko gal... Pilkauskas, nebežinau, jo. Tai jūsų kaip Nida šuniukas, tai Nida gal mėgstamiausia daina? Jo, apie tą, greičiausiai apie tai. Nu va, jau daug maž. Atvirk dabar atgal. Atgal gražiai. Eik tu savo. Žinok, tuoj bandysiu užsienietišką sakyti, ar lietuvišką, bent jau tiek. Aš žiūriu, Milda, ir net neįsivaizduoju, kokios muzikos neklauso. Mes klausom tokios pačios muzikos. Ai, žinai. Ne, padarykim, tikrai ne Taylor Swift, nes čia yra dar istorija atskira, tikrai Harry Styles ir Jessica Shy turbūt dabar pastaruoju metu. Jo, Jessica Shy naujas albumas klausiau, man labai patiko, tikrai dainuodavau. Bet dėl gabalo, tai nežinau, Harry kažkuris iš gabalų, nes varėm į Londoną į koncertą. Jo. Tai ten labai klikė visos, man atrodė viskas. Norėjau dar džintoniko, bet kažkaip... Tai per mažai gal džintoniko. Jo, per mažai, man reikėjo daugiau. Nes, jis pasako, sveiki! Ir visi miršta, ta prasme. O kur jūsų rankos? Ir visi miršta. Nieko nereikia sakyti. Belenką sakai ir visas Wembley eina iš proto, ta prasme. Aš valgiau šiandien kruopų. Ta prasme, vakare grįšiu namo 6. Taip, aš cituoja tave, žinai. Jis sakė, kad jis valgė kruopų. Mindaugas Stasiulis. O mažas? Kaip jo ūgis? Apie ką mes kalbam dar? Apie Harry Styles. Ai, čia, pajuokavom. Aš mažiau. Normalus, ar kažką kitą pagalvoju. O, kortelės netraukė. Aš sakyčiau, kad jis yra normalaus ūgio. Ta prasme, mes į jį žiūrėjom iš 2 kilometrų atstumo, tai kaip mes galime žinoti? Aš lygiai pagalio merginas. Mes buvom Bruno Marsnoje. Ne, tai Bruno Mars metro 50. Bruno Mars metro 50. Ne, aš vis dar apie Harry Styles. Ta prasme, realiai mes sėdėjom šone, va toks buvo kažkur. Vis dar kalbam apie Harry Styles. Ir vis tiek moteris. Ir vis tiek iškirps. Blemba jūs raganas. Ir jos iškirps ir anonsą padarys. Kur tipo Harry Styles. Velniop. Nu koks maždaug. Sakyk,
Štai kortelės, begėdėt, sakyk, nu maždaug toks. O, gerai idėja. Ir dar, tipo, nu žinai, kai Wembley stadione, tai normaliai. Tipo, toks anoks ir dar vojeristas. Labai geras anonsas, gerai, kad mums pasakė, nes mes labai nesiorientuojam su jais dar. Mes iškirpam visiškas nesąmonės. Jo, reikia aštriausias vietas kirpti. Tai labai gerai. Bet dar tokių nebuvo. Mes turim dabar tokį klausimą, bet čia realiai, reikia, kad jūs vienu metu iškvėptumėt ir vienu metu atsakytumėt. Gerai, bandom. Vestuvių data. Oh my goodness. Vienu metu turit pasakyti. Gerai. Vis jeigu vienas... Mėnesis ir diena. Nu, kad rugpjūčio mėnesį tikrai. Sutarė. Aš esu. Ir 1, 2, 3, 26. Vlema, žinokit, būčiau šovęs biški pro šalį. Ką būtum sakęs? Tai sukosi viskas. Nu, iš esmės aš, jeigu savaitę paklaidą darai, man atrodo, nėra blogai. Ne. Tai biški buvo beveik savaitės paklaida, bet ne. Kažkaip nesigavo. Žinau, kad ne rugsėjo mėnesį. Taip, nu, Mindaugėlį. 1, 2, 3, 26 Mindaugėlį. Už tai mes turim dar vieną klausimą, kur pasitestuosim dabar ir turėsit atskirai pasakyti. Tuoj palaukit. Kada Mildos gimtadienis? Metai, mėnesis ir diena. Čia visiškai easy. Easy. 90 metų rugsėjo 28. Ne. Ne mano gimtadienis čia. Ir čia... Klausykit, ir šito juokelio neva. Man reikėjo, kad aš realiai atsiminčiau. Spalio 4. Jo. Bet šito kažkaip jau, 90-ieji. Jau tiesiog pasakiau savo, Mindaugai, atsimink. Išsitatuiruok. Tiesiog taip geriau. Milda? O mano gimtadienis bus ateinantį sekmadienį. Tai 80-ų. Ką reiškia ateinantį sekmadienį? Vasario 25. Jo, gerai. 80-ų sekmadienį. Tiksliai mes per vieną dieną. Tai per 2. Nes 2-5. Ai, 2-4. Jo. Tada tavo 2-5. Ir kažkaip dar ten. Justinas, buvo 16. Kaip jūs galėjot gimti visi tą patį mėnesį? Ir visi vandenį? Ne, mes žuvys. O Justinas vandenis. Jo. Nu, ir jie visi gimė vasario mėnesį, kas kelias. Klausyk, man labai rūpi tas klausimas. Nes jie meniški žmonės žuvytės paplaukia. Ir vandenį turbūt. Turėtų būti. Dėl to mes... Jūs turėsite ateiti į laidą, pasipasakoti podcastą. Atsimeni, kai mane šiaip žiauriai subėsino, noriu numušti truputėlį, bet čia su mūsų zodiakai susijęs. Aš negalėjau pirmą kartą apie ezoterinius dalykus kalbant pamiršti, kai Šulija per Gero vakaro šou, tipo, nu, vienas zodiako ženklas yra, kuriam bus ten, tipo, blogai kažkaip po naujų metų, žinai. Nu ir mes ten sėdim, nu, jo, ką čia. Nu, tai maždaug žmonės gimė ten nuo vasario, ten 20 kelintos dienos. O aš sėdžiu, klausaus, ta prasme, ir bandau kažkaip neeskaluotos temos, galvoju, pamiršk, ką jis sako, ta prasme, bet paskui vėl grįžtam, tipo, žinai, nu, vasai, nu, tipo, kad labai prastoki metai, tu pastebėjai, kad nors, kad, nu, ten sausio kažkas ne taip, aš galvoju, kad mane persekė kažkoks prakeiksmas, žinai. Jisai, ta prasme, backstage sėdėjo ir sako, Diora, nu, va, sausio kažkaip pirmoji daly, tu ramiau. Saugok save, nes tau bus labai blogai. Ir tada visam stafui, ten Irmai, Raimai pranešė, kad jos man parašytų ir mane palaikytų emociškai, nes man bus sunku. Supranti, bet čia, žinok, yra, bet jūs parina toliau. Ir aš realiai pusę mėnesio sėdėjau hatą, galvoju, aš galvoju, neisiu niekur iš namų, nes man čia gali būti. Dior, aš netaip supratau, matai, tu irgi priėmė giliai, aš irgi, supranti, man yra tokie dalykai iš vis, iki lempos visiškai. Ir aš galvoju, jis pasakė, ir aš galvoju, kaip tau tai yra, vis pagalvodavau, nes kažkaip, ir aš galvoju, kad visiems metams čia yra, ar čia tik sausiui? Aš nežinau, jis man asmeniškai. Tikėsi, kad tik sausiui. Žiūrėk, toliau yra dalykai. 15 dienų. Aš pamažinu, man atrodo, aš tinku Naglį TV3, prie kavos aparato, mes dirbam vienam ofise. Ir jis kiekvieną kartą mane pamato, tai buvo jau 3 kartus. Sutinkam, sveikas Naglį. Sveikas. Kaip tu laikaisi? Aš galvoju, atstok, sen su savo šito dalyku. Kitą kartą, žinai. Ir taip, kitą kartą, ir taip jau, žinai, sveikas Naglį. Tai kaip to viskas einasi? Ir tu, žinai, kur tipo kiekvieną kartą. Ką tu žinai, ko aš nežinau. Ar buvai pas gydytojų šiais metais? Supranti, tada man pradėjo kažką, žinai, skrandį kažką buvo pradėjęs skaudėti. Aišku, gali būti, kad čia iš Kubos parvežta kažkokia, reiks išsitirti, kažkas buvo, jo, gal kokią bacilą pasigau. Bet toks, žinai, gal atrodo, kad man pradės persekioti kažkokios negandos, tai... Gal gerai, kad šnekam, nusims tai, ne? Nusimk, mes vėl... Anuliuojasi. Aš vieną dieną net pasisakiau, kad aš pergyvenu. Paulo Santą pasikvėpinkit namuose. Jo, čia buvo ezoterika tokia. Tai va dabar grįšiu į ofisą, bijau sutikti.
Nu, baisu, užprogramuoja labai. Štai dalykai apskritai labai stipriai užprogramuoja. Aš esu buvusi, ėjusi pas vieną mūsų žinomą astrologę tikriausiai. Ir mes pradėjom draugauti? Ne, prieš tave dar buvau. Kai aš buvau pas Burėją, man sakė, bėk nuo Andriaus, bėk kuo toliau. Pradėjo degti rutulystą, žinai, Progo. Priburaižė schemą, sako, nuo šito bėk. Bet kaip užprogramuoju, pavyzdžiui... O tas Burėjos rutulystą, pas tave dabar jau. Gali pati burti. Antrą pasidarė. Sorry, Milda, teskas gerai. Kai tu buvai. Jo, tai aš kai buvau pas tą astrologę, neminėsiu vardą, visiems puikiai žinoma. O tai Vaiva, kiek dabar Vaiva kainuoja? Ne Vaiva. Jau atkrito vienas. Izolda. Kas dar lieka? Vienintelė visiems žinoma. Tai ta raudona, kur... Ne raudona. Būdavo. Ai, ta vyresnė tokia? Nu. Visos laidose būdavo, man atrodo. Jo, tarsi žinočiau, nors vieną gerą vakarą šau svečią. Jinai nebuvo. Ne, šiaip būdavo. Vieną, nežinau. Ai. Ai, taip, Palmyra. Ai, taip ir garsiai, žinai. Nu. Tai žodžiu, aš pas ją nuėjau ir aš atsimenu, tuo metu gal buvau iš darbo išėjus ir aš jau su tikslu, kad aš atsimenu, tiesiog buvau gavusi. Iš darbo išėjus. Ne, iš tikrųjų, buvau iš darbo išėjusi ir kažkaip galvojau, žinai, kokį kelią čia pasirinkti ir aš atsimenu, draugai man padovanojo, ar mano buvęs bernas padovanojo. Žemėlapį. Ne. Pas ją apsilankymą. Nu ir aš nuėjau. Ką jis turėjo apie tavo galvot, kad tau taip reikia to apsilankymą? Tai va, kur beviltiška. Davai, varyk horoskopą. Čia ravosi. Kūrybos kažkokios ir tiesiog Nu, aš turėčiau tave palaikyti, sorry, kad jokios ir biški tyčiojame. Kaip tau blogai bus šiandien? Nesvarbu, štat gal geras podcastas. Tau bus rykštė atgal dvigubą, tai tu nesidžiaug. Jeigu grįžti nuo... Keliais pareisi, žinai, bažnyčia 3 Jau kartus. skambinsi, jūs tada žiūrėk, aš kitrakų galiu paleisti. Taip, pas mums pas Leoną ištiesė malovą, galėsim mėgoti. Pas tą santykių ekspertą. Porą naktelių norėčiau. Pas kaimyną sėdžiu jau delną ištiesęs. Sako, ne iš delno. Iš viskio taurės būrėm jau. Gerai, pasakok, nuėjai pas... Neminėkim paprasčiausiai tos astrologijos. Jo, tai va, tai aš jau pasakiau problemą. Gražina vadinkim. Gražina, jo. Nors jau 10 kartų paminėjom ir neiškarpsim, nes tingėsim. Nebegaliu. Mes nekarpam, nes mes neturim kas karpinti. Nelemtis irgi yra mūsų gyvenimo dalis. Klausyk, tu už tą parkingą. Ir baigiam, žinai. Bet už parkingą nesumokėjęs. Pasako. Ir mes dar nebaigėm. Pasako, kad tai per daug šneki, kaip nesumokėjęs už parkingą. Leiskit jai pasakytų, nu. Ir tokia, žinai, neišneka, aš pasakok, Milda. Tai va, ir toliau tu už parkingą nesumokėjai ir tai, žinai, pasakok. Apie ką mes palauk iš vis šnekam? Viskas tylia. Gražina. Apie Gražiną. Kokią Gražiną istoriją? Taip, ne. Nu, taip, ne. Klausom. Nu ir aš einu ir pasakiau, kad aš išėjau ten iš darbo, kad man pasižiūrėtų, ten išmestų ten tas savo nekortas. Pasakiau. Išmes savo tas kortas man. Tai iš kortų būrė, nes būna ir iš rankos, ir visaip. Iš kiaušinių. Kojos. Kiaušinių. Aš buvau pas būrė, mušė kiaušinių į stiką. Gal nevalgys, ponė? Kiaušinį vandenį įmuša, žiūri kiaušinį ir taip pat. O gal čia gamino Benediktą? Ne. Ar čia tikrai buvo? O mano teta buvo ir pas tą pačią mušį ir sakė, juodas kiaušas. Kur? Mušė kiaušą? Kur? Bet tikrą kiaušinį. Gali Milda baigti. Ir atrodo, mums reikės. Bet aš nesu. Vieno kiaušo. O koks kiaušas buvo, vienetukas ar dviejetukas ar trejetukas? Jinai ėjo ir užkabino visą šeimą pas tą tipo būrėją. Tada tėtis pradėjo eiti pas tą būrėją. Tada aš nuėjau, kai įsiskiriau su bernu ir jinai realiai mušė kiaušą ir žiūrėjo, kiek plūduriuoja tokių drumzlių, ten tų ataugų ir ten pagalės kažką matė. O mano teta sako, aš pas ją buvau, mano kiaušinis juodas buvo. Čia ta teta. Čia ta pati. Ne Lince. Su Lince galima tik išgerti. Jei kurėjo nereikia. Buvo. Pati išsibūrė. Klausykit, panos. Man atrodo, kad Mildutė apie būrė. Norėjau papasakoti. Tai jau tik to. Gerai, nueini pas Gražiną. Ir meta kortas. Ir bernas nuperka tau buvęs... Jau šiek tiek 10 kartų šiaip šitą etapą. Įvedami pokalbį, žinai. Gerai.
Tai net ne kortas, o jinai kompą atsidaro ir ten turi savo programų kažkokių. Ir iš kompo jau žiūri, atsidaro. Tik kaip žulės suveda savo, žinai, data gimimo valanda. O jūs prisijungiai su Smart ID? Ne, aš nesijungiu. Jūsų prisijungimas. Kai yra bankininkystė, yra kitos paslaugos. Čia yra vonės. Astrologijos paslauga. VMI, elektroninė deklaravimo sistema, horoskopas. E-horoskopas. Nu ir... Ką žadėjau? Nebenoriu pasakoti. Ką jinai tau Gal tik to. Ruldelį pasakok. Įdomu, Ne, baisiai. mes ištrauksim šitą informaciją. Baisiai Kad ir įdomiai. pusvalandį. Baisiai įdomi pasakoja. Kad ir pusvalandį, bet mes sužinosim. Nu ir sako. Nu, numušė jų, aš nebenoriu pasakoti. Nu, nepyk. Nu, žodžiu, tai tada jinai pasižiūrėjo ir ten apie darbą ten kažką, ten numykė ir taip atsisukai mane, sako, tai, bet žinai ką, gal noriu aš to apie santykius pakalbėsiu, aš taip žiūrė, nu šiaip kaip ir nenoriu, bet nepatogu buvo atsakyti, sakau, nu davai. Nu, tipo, to savo įkino, žinai, nu pasakiau ten datą, viską. Nenoriu nieko sakyti, žinok, bet matau juodą mėnulį. Šėtonas. Žinok, o žinai, ką čia reiškia, ir man išbūrė, ir tada man pradėjo taip sakyti, žiūrėk, yra tokia situacija, aš jau esu turėjus tokią ne vieną porą, tai reiškia, kad, reiškia, tu jeigu liksi su juo, tas žmogus, kuris šalia yra to, kito žmogus su juodu mėnuliu, jūs esate nesuderinami, sako, ir čia aš nematau apstai jokios meilės, o aš taip, žinai, kaip tai ne, nu, ten, žinai, jauni, ten įsimylėjant, kaip taip jos nėra, žinai, ką tu čia matai. Ir sako, jau aš esu turėjus tokią situaciją ir, pavyzdžiui, pas mane ateina ir aš matau, tas vyras, pavyzdžiui, ta moteris ten vervėžių serga ar kažką. Ir aš sako, matau, kodėl. Nes yra tas juodas mėnulis. Sako, jeigu jie nebūtų kartu, gal visai kitaip būtų kartu. Taip. Nežinau, jo. Toksiškas. Ir jinai man pasakė, ir tu man įsivaizduok, sako, tai žiūrėk, sako, tu važiuok į užsienį ten ar mokytis ar kažko. Ir aš sakau, ir galvoju, sako, tai žiūrėk, sako, tu. Jos bernas paprašė, kad... Galimai. Ja, pasakyk, kad važiuoti užsienį. Primokėjo. Bet tai palauk, ir jinai sako, tu važiuok į užsienį, akis nematys, širdies neskaudės, tipo, nu, iš serijos išsiskirsti per atstumą bus lengviau. Nes jeigu tipo liks, nesako, nu, tu sako jauna, sako, nu gerai, 10-20 metų, bet tai gyventi norėsi dar. Ir jinai va taip prie manęs vasėdi ir man va taip pasako. Tai tu realiai sakė, kad jeigu tu būsi, tai tu susirgsi vėžiu ir mirsi. Ar vėžiu, aš tau galiu numirti tiesiog su juo būdama. Ir aš išeinu. Ir tu patikėjai realiai, nu jau pasąmonė lieka. Faktas, aš daug 2 dienas dingau, tas bičias sako, kokį šūdą aš tau nupirkau ir sakai, žinai, dabar realiai, aš galvoju skirti su juo, ar ne, nes numirsiu. Ar Čia palmė... realiai, žinai, Ir kaip užkodavimas. Visiškai. Čia užkodavimas. Ar Gražina dabar gyvena su tavo buvusiu bernu? Grinai. Laimingai. Bet čia Aš klausykit. vieninteliam būrime, kuriam buvau, tai pasistino mama, kai jinai man pasakė, aš išskaičiuosiu, visiems išskaičiavus, turiu skaičiavimą, berniukas ar mergaitė. Ir skaičiavo mergaitė. Sakė, pamatysit, visiems Kur skaičiavau. tikimybė yra pem. Tiem tom ir baigėsi mano būrimai. Jo, sako, ir Justina vaikystėje rengdavo suknelę. Sako, išskaičiuoju. Jiem buvo irgi išskaičiuota mergaitė. Bet visiems pataikydavo. O pavyzdžiui, mano mama, kai laukėsi antro, tai jai ultragarsas rodė, kad bus mergaitė, neva. Jinai jau galvoja, kad bus mergaitė antra. O va jai ant pastolių tokie strojkininkai, kur dažė, sako, daug pasakyk datą, išskaičiuosim. Ir skaičiavo berniuką. Ir sako, ir mama po šiai dienai, gaila, kad aš nepaklausiu, kokia ten ta skaičiuotė. Va, Pietė, neturi jų numerių, paskambinsim, paklausim, Diorą išskaičiuosim, berniukas ar mergaitė. Tai jie ten baisiai norėjo žinoti tą skaičiuotę. Tipo, statome pastolius ir kūrėme asmeninį horoskopą. 8-6. Gerai, fainai. Bet matai, kaip užsikabliavo ant temos geros. Atrodo, nu, tu šūdas tie horoskopai, bet... Kiek istorijų. Bet nuėjom iki būrėjų. Nu. Jo, aš irgi beje, kai ėjau pas būrėją dėl Andrius, ten, nu, aš 5 bernus tuo metu tyriau. Sveiki, čia bernų rinkos tyrimo analizė. Aš atėjau. Sociologijos studijuoju. Atverčiau, ne, pas tą pačią 3 datas ar 4 parašiau ir sakau, sakau, kuris čia geriausias variantas. Tai... Išsiskaičiavo. Sako, Tai gerai šaunuolė. rinkis. Tai, nu, Andrius sakė vienintelio bėgt ir po to aš su juo irgi susitikau ir sakau, žinok, nu, man tai ta būrėja sakė, kad... Nu, tas žiauriai toksiškas ir man tu tam nepakeliui. Tai jis man schemas braižė ant lapų ir man įrodinėjo, kad aš psichinė ligonė, jeigu aš tikėsiu tą būrėją, nes jiems, belia kaip mane myli, tai ką aš čia nusišneku. Ir kažkaip galvoju, lemba, kažkaip neįtikinamai, Andriu, kažkaip neįtikinamai. Bet kol kas normaliai. Bet įtikino galiausiai. O tai, kai mes pradėjom draugauti pas būrėją?
Ne, nu, tai jeigu pasakys dabar jau tikrai. Niekada ir nepirk. Kai mes pradėjome, ne? O su Justinu, kai draugaudavai? Ne, niekada, ne, nu, suprantu. Žinai, Pavyzdžiui, bursi apie jį. Nu, ja, viskas. Turi viskas. Arba, nueini pateikti gerai, metus, žinai, kad netinka, tai ką tada skirtis dabar jau nesiskirti? Čia yra blogiausia, kad tu jo pradedi programuoti, nu tau sumaišas smegenis, povelnių. Aš dar po šią akimirką atsimenu, nu, va kaip vakar tas man ta burė. Aš nebesėdžiu pas burė, išsiaiškinti. Ir buvo žiauriai. Ir tikėno nors kodėl mirė, pas astrasensą kokeičiu. Buvo iš tikrųjų labai gėda, nes aš įrašinėjau tą pokalbį visą jos slaptą su telefonu, kad po to perklausyčiau ir kai susivokiau ir išeidinėjau iš jos to butą, spaudžiau stop ir pradėjo ten vėl garsas eiti. Na, jos? Ir jį išgirdo? Ištrins? Ne, bet aš tiesiog galvoju, tik man tai gali atsitikti. Yra telefonė, manau, tikrai. Geras. Tai klausyk, galvoju, gal tiesiog vietoje podcast'o kitą kartą. Paleidžiu valandėlės. Bet čia senai buvo prieš 4 metus. Pasenus istorija jau. Gerai, tai važiuojam toliau. Geriausias Mildos draugas draugė. Čia toliau tą blitz žaidimą tą greit. Geriausias draugas. O būna ten, tipo, geriausias draugas panoms? Nu, jeigu turi, tai būna. Jeigu gėjus, jo. Jeigu gėjus, to turi. Ne, aš tikiu šitą draugystę, mes kažkada apie tai šnekėjom. Aš tai, pavyzdžiui, netikiu. Tai tu neturi draugų. Pavyzdžiui, Lorkė, kuri tikrai yra... Man atrodo, jie susitiks šiandien. Aš žinau, Lorkė. Lorkė yra tikrai. Tai vienintelė draugė, kurią pripažįstu, Mindaugo daugiau ne. Palauk, geriausia draugė. Oi, čia, žinai, būtų čia kažkoks įžeidimas siaubingas jau. Nu. Tai kokia? Aš nežinau, nu jo. Geriausia. Blemba, neįsivaizduoju, kas ten vyksta. Nelabai kišiesi tuos. Jeigu, blemba, galiu suklysti, jeigu sakyčiau, kad... Akim laukia. Austėja gal? Aš žinau, kad taip sakysi, bet ir tu neprašoji nei vienu atveju, jo, mano čia artimiausios draugės daug metų. Nu, kažkaip taip. Milda, draugas, nežinau, su kokiu nors bičiu. Ne, čia tiesiog įvardinkim gal moterį, vyrui vyrą. O mano geriausias draugas kas yra? Man pačiam įdomu. Sakyčiau, arba Gintas Vičikauskas, arba Mauricas, Rimas. Kiek draugų turi? 2. Ne, turi daugiau. O tai tas Mauricas, Rimas, ne du skirtingi. Ne, Rimas Mauricas, čia vienas žmogus. Manau, kad jo, apibrėžkim bent porą, palikim, bet aišku, žinai, čia jau tada... Ar tiesiog artimiausi draugai žinai, tai vat... Ar turėlių negali pamiršti. O aš turėlių nesakai daug. O šitas labai smagus ir skanus klausimas. Mėgstamiausias kokteilis. Alko? Ne, žalias galvoju. O, žalias greičiau. Žalias, gerai. Gerai, Mildos mėgstamiausias kokteilis yra, žinai, bet su Milda yra taip, žinai. Gal kažko nori? Ne. Ne, aš gal, žinai, gal aš tik biškai kažką čia. Aš irgi negersiu. Ja, aš irgi negersiu. Aš tą girdėsiu irgi. Jo, gal vieną. Aš jau būnu paėmęs ir vinelio, ir šampanėlio, viską, ką reikia, bet, nu, tipo, jau kažką. Bet jeigu kokteilį tau patinka, gal kokį nors Frozen Margarita su kokiu nors pasiflorais ir panašiai. Nu, tau pastebėjau, kad pastaruoju metu visai. Arba Poras ar Martinis man skanus. Ai, Poras ar Martinis. Šiaip kokteilio aš negeriu. Jeigu reikia išsidaužyti, jau, žinai, jau. O mano? O tavo tai viskelis, kažkas su viskiu, arba džinas toniku. Skirtingai, jo, vasarą džintonikas, būdavo Kuba Librės laikas, toks, žinai, kur dabar kažkaip jau. Kaip Jo, pareidavai namo, batų priekiai, visi būdavo nuo cukraus sulipę, ta prasme, nes tas bėga kola per rankas, per kojas. O, jezu, ne, aš varva per šlaunis. Man ten batų tokia babo padašas būna. Ne kokteilį, o padašas kebabė. Tai dar pagaut su lūpom. Esu vienus net išmetus, galvoju, nevalys. Tiesiog gerai. Geriausia kelionė kartu įvykus. Atskiriai atsakyti. Taip, tai balis. O kuris pirmas ar antras? Pirmas balis ar antras balis? Balis. Festivalis. Gal sakyčiau pirmas, nes toksai, nu, pirmas yra vis tiek pirmas. Tai sakyčiau pirmas balis. Jo, abudu jie buvo geri. Jo, pirmas balis. Kažkaip oro uoste gavau normaliai. Gavau atskaitę Mildą man kažkokią paskaitą, nes buvom pradėję draugauti. Iškart pastatė. Kaip aš ten kažkaip blogai viską darau. Kaip turi savest? Jo, kad kažkaip neapsisprendęs kažką ten esu, kažką, kad reikia susitvarkyti man čia dalykus. Aš toks buvau, žinai, ištežęs biškinės, buvau išdaužytas prieš tai. Tai kažkaip sako, susikoncentruok ir va, okei. Tada kažką pabaliavom gerai, tada skrisdami nusprendėm, kad reikia nusipirkti laivelį.
Neblogai. Pirk. Ne, mes kartu nusprendėm, kad norim abiem abudu. Plauksiu. Gerai. Beje, abu turi jachtininko teisės. Tai buriuotojai, jo, čia nėra kažkoks net ten super jacht ar kažkas, nu tokio, tipo. 82 metų laivas. Tai bet labai cute ir jauki. Cute, fainas, švediškas. Aš linksiu nebuvau, jo. Tikrai, kai jau kažkada tikrai plauksiu. Jo, tikrai. Nidoj tikrai plauksiu. Jo, tikrai. Balis, jo, mums patinka. Jo, Balis. Balis geriausia, o nemėgstamiausia? Nemėgstamiausia. Ai, nežinau, fainas. Ne, va dabar, ką žinau, buvom 3 dienas Varšuvoje, buvo nuostabu vis tiek, suprantate, pasidarai tiesiog tas kelionės, kad būtų gerai. Tai jeigu jau matai, kad grėsia prasta kelionė kažkaip, gal taip net nedarom, aš dažnai labai išieškau vietą, kur varom, viešbutis, kad būtų gerai, kad kažką veikt būtų, kad nebūtų to atsitiktinumo, kur mes čia atvarom. Tai santykiuose tu suplanuoji kelionę. O jo, man žiauriai patinka, aš žiauriai daug dirbu prie to. O tu toks eini kaip tas pingvinukas? Kur mes čia esam? Taip. Ne, aš esu atsakinga už atrasti, kur naisim pavalgyti restoranus visų kelionių metu, o jo Mindaugas išieško mano širdžiai, tai nėra įdomu, planuoti kelionę. Ypač bilieto pirkimas. Arba jisai netgi viešbutį parodo, kaip tu šitas, aš jau pažiūriu, man jau, jo, okei, man fainas, aš jau imčiau šitą, nes aš tinkėčiau ieškoti, o jisai dar sulyginu, dar 15, bet žinok, dar ten 5 per Google Viewsą vaikštau gatvėmis, ta prasme. Jo, jis išieško, man tai, mano širdinį neįdomu tiesiog. Tai... jeigu, bet jau nebūtumėm išieškoję labai gerų viešbučių, gerų, ta prasme, kad jaukus, faini, gamtiški ir tvarkingi, tai Šri Lankoje būtumėm gyvenę arba savartynę, kas yra Šri Lanka, nuostabi, fantastiška gamta, bet ir savartynas. Mes turėjom tokius fainus viešbučius ir sustojimo vietas, kur, ta prasme, rojus ir viską atsimenam turbūt per labiau viešbutį, kuris yra gamtoje susilieję su visa Šri Lanka. Tai yra labai svarbu, žinai. Žiūrėsiu, kad tu turi, kad... Žinai, Barcelonai būnant kur nors, gal, velniai nematė, žinai, toks viešbutis ar kitoks, vis tiek džiaugies miestu. O mes jau, atsakėm. Balis blemba gerai yra, wow. Grįžtume 3 kartą? Jo, ir grįšim. Manau, kad varysim kažkur. Dar nesam suplanavę, bet žinom tikrai, kad grįšim ir netolimo jaučiu ateitinės. Man tai tenais yra mano širdis, siela, viskas. Ir kai matom... Vidury jau būdė labiau jo. Aš nežinau, mes buvom, bet aš buvau nešę, gal už tai man nepasijautė tiek. Mes buvom mėnesį. Balį. Ir aš tada buvau nešę ir mes jau buvom suplanavę, kad važiuosim, tai nežinau, man kažkaip... Jo, matyt, priklauso nuo aplinkybių, nes jo... Nes aš turėjau labai daug, ten to valgyti negali, to negali. Nepilna koja. Jo, toks. Jo, galų gale vis tiek važinėjimasis Balyje yra esmė, tai tu turi važinėti su motopirka. Kitu atveju tu nepajausi to drivo, žinai, jeigu negali, žinai, ten gal nesaugu yra važiuoti, žinai, gal, ką žinau, bet ten yra crazy reikalas važinėti su motociklu, žinai. Bet mes, varinėjom, tai viskas gerai, salos aplink. Kažkas yra gero, bandėm prieš tai varyti į Tailandą, aš ieškojau daugybę laiko salos, kur yra labiausiai panašiai į Balį, tai prasme, kad būtų Balio vaibas. Ir paskui sėdėm, mes ieškom Balio vaibo. Tai reikia varyti Balį. Jo, tai galim varyti Balį. Yra daug vietų skirtingų. Tai ką, ačiū labai, Mindaugai, kad skiriai mum laiko ir atsėdėjai iš tą raudoną kėdę. Baudą mes mokėsim kažkaip. Gerai, pažiūrėsim. Buvo labai faina, kažkaip natūralu, labai gerai. Džiaugiamės, kad tau patiko, mes labai džiaugiamės, kad atėjai. Ačiū tau labai. Ačiū, kad... Buvo malonu. Ačiū labai, kad... O, jūsų. Pirmasis išdrįsai. Pirmasis išdrįsau. Drąsiausias vyras. Jis norėjo iš darbo išeiti, tiesiog man atrodo šiandien. Ne, mes šiuo metu įrašinėjom vakare ir tikrai nereikia būti ofise. Ne. Teisingai. Tai ačiū tau labai, mes neužilgo pasimatysim. Kaip nuskambėjo, kaip mielai. Arba ne, kraujas bėga. Apie tą kūrėją. Gerai, faina, sėkmės jums, kad jūsų podcast'ą nunešantis visus.